新看听红看听红，啊，新炮姐，红听红听红什么来？新炮姐好，听破，听红听红听听红，我要从哈，哎，新香火，红听红，新香火呀，应该对，就好，对，你听红听听红，新香熊，行红，哎，这炮姐，啊红听红，新炮姐不好，Noriu žinot, ką jūs rūkėt. ha，听红跟公公公，很听，新红。Labas visiems, su jumis Sėsk 3 ir mes Antanas, Tomas ir Čestovas. Ir dar vienas podcastas. Šiandien yra mūsų jubiliejus. 10 Šiandieną tiesiog labai juokinga, kai mes susitikom, pirmą susitikau su Luku ir jis tiesiog ir aš tiesiog gerai važiuojam prie to pačio. O tu žinai kodėl? Ne. Nes tu sukūrei tik to, kur bandai maistą įvardinti ten kinietiškai. Čia dėl to? Nu, aš pamačiau tavo veidą ir atsiminiau, kaip tu ten bandai hunkinkan. Ai, va, aš tiesiog, važiuojam tuo pačiu. Jo, tai nežinau, pamačiau tavo veidą, galvoju, it's time. It's time, Aš išlipu iš mašinos ir jie dviese kalba ir girdžiu. Šink. Pagalvoju. Ar aš mankštas negerai su klausa, ar čia rimtai jie kinietiškai? Ne, tiesiog mes vaikystėje su Luku esam susikūrę kalbą. Ir iki dabar ją atsimenam šiek tiek. Va, kokias jūs turėjot slaptas klaus? Pavyzdžiui, mes turėjom, jau praeitą kartą šitą šnekėjom kažkiek, kad visą laiką pridėdam po, man atrodo, var ar val prie žodį. Tai gaunasi, žinai, vartoms, Varantanas? Ne. Vartomas, varvalgo, varlės. Ar ver, o gal ver, na kažkas tinka. Su kuo taip šnekėdavai? Nu, ten būdavo tokia. Ai, su draugais, ne? Vaikystės. Ne, aš galvoju, aš net neturėjau kažkokios tokios kalbos. Aš tik atsimenu, kad mes kažkaip tai, per labai blūrą atsimenu, kad kažkokias tai raides irgi kažkaip tenai pridėdavom prie kažko tai, bet aš nepasakysiu, neatsimenu. Aš tik atsimenu labai gerai, kad mes išdroždavom lankus ir iš medinius kardus ir tiesiog žaisdavom tai va. Man buvo 15 metų, aš dar žaidžiau su mediniais kardais. Pas jūs ten turbūt nebuvo daugiau ką. jo. Tai ta prasme dabar aš pasiklausiau mokyklose šiuo metu. 13 metų, jeigu tu esi ir tu neturi antros pusės, tipo merginos arba vaikino, tai jau tu esi kažkas tau negerai. Tipo. Aš pagalvojau, aš 15 metų dar su mediniais kardais žaidžiau. Ir bėgiau po mišką. Panašiai turbūt vaikystė buvo. 13 metų aš miške lobio ieškojau 2 metus. Mes, pavyzdžiui, anksčiau, kaip statydavom tas vadinamas halabutkė, žinai, mes buvom asai to, kad statyti namelius. Kodėl, nežinau, bet tiesiog random, įsirenki vietą, va čia zaibys, tempi viską, ką turim, tai paskui jau antiek išsievoliucionavom, žinai, tų halabutkių statymę, kad Vila. Praktiškai vila, mes, mano tėvai darėsi remontą namuose, žinai, ir jiem liko ten parketo ir mes parketą iš halabutkės susidėjom. Eina savo. Išsiklojom viską, ta prasme, pečius ten pasidarėm. Ten galėdavo atsisėdė ant tipo, tokio soliuko, bet tas soliukas dar atsidaro ir ten viduje gali prisidėti visokių alaus bambalių. Tipo, žinai, pasislėpdamas ten rūkydavai. Tai, o man, aš dar prisimenu, man buvo gal 10-11 metų, man, kad tėvai davė, nežinau, kažkokį užsiėmimą, žinai, vaikams. Yeah. Vasaros metu, jie pasakė, eikite į tą mišką, būtent šitoj vietoje yra lobis paslėpta, žinai, tipo. Tu neįsivaizduoji, aš 2 metus gal daugiau, nežinau, taip vasaros metu. Negrįžau namo. Ne, mes eidavom, mes pasimdavom kastuvus ir kasdavom tą duobę, nes būtent toj vietoje, jis sako, yra lobis. 2 metus kasiau aš tą duobę. Ir ten iki dabar yra belia kokia duobė iškasta. Krateris, be. Jo, ir to lobio taip ir neradom, žinai, faktas. Ir aš atsimenu, vaikai durnas buvau, žinai, nuvariau pas senelius, nežinau, jeigu klauso, tai atsiprašau. Nuvariau pas senelius, žinojau, kur yra tipo pinigų padėta, žinai. Ten stalčiukas toks buvo. Paėmiau aš tos pinigus iš senelio, bet ne visus, žinai, ale kad nepastebės. Yeah. Nuėjau tenai į tą duobę, užkasiu aš to senelio pinigus. Po 2 dienų aš ateinu, atkasu juos, kad tipo jau padėvėti, žinai, biški. Parbėgu, radau lobį. Faktas matė, kad čia nei čia paslėpti pinigai, nei senoviniai ir vis tiek seneliai dar žaidė tą žaidimą, kad ai, tu radai, eik tu savo, čia lobis, aš jums sakiau po 2 metų, vat.
Taip, bandžiau apgauti ir jie vis tiek žaidė. Paskui jie tau pasakė, kad čia fake yra. Pasakė. Po šiai dienai tu galvoji, kad ten iš tikrųjų yra lobis. Aš jau dabar nebetikiu tu. Pakonfrončiau nuvažiuočiau ir tai kaip ten buvo. Jo. Tai kodėl aš tą dobę kažkau 2 metus. Jo. Ir iki dabar yra jau apaugę viskas, bet ten va toks va krateris yra mano iškastas su pusbroliu, ten su sesė, žinai, kasimai. Mano kaimynai irgi buvo pastatę kaip tik prie namų miške namelį, bet nekviesdavo manęs jį. Už borto palikdavo, ne? Buvęs porą kartų, bet kažkaip tapo... Ne, jie biški vyresni buvo, matai. Tai aš tai atsimenu, pas mus buvo tokia halabutkai, ten jau vyresni pasistatė, ten iš vis next level shit, žinai. Ir buvo statybos mūsų gatvelį ir su tuo eskavatorium prakirto dujų nuotekų vamzdį, kas yra šiaip rizikinga, nes tipo skerka ir ten gali sprogti, žinai. Yeah. Mes atsimenu, visi susirinkom į tą halabutkę, tipo vos ne paskutinį vakarienį, žinai, nes jeigu sprogti pizdėt, bus visus išneš, žinai. Tai sėdėdavom toj halabutkai ten. Paskui kažkas jo, nebuvo šiaip žiauriai gerai pastatyti, ten vos ne 2 aukštų, žinai, bet kažkas būdami užsikūrė viduje laužą ir tiesiog sudegė ir paskui per ją šakinėjom, kaip per Joninių laužą. Tokias nesąmonės darydavom. Po šiai dienai yra viena halabutkė net išlikus, tai čia yra jai realiai beveik kokį 15 metų bus. Ir po šiai dienai jis stovi. Fucking, ta prasme... Jeigu stovi, vadinasi gerai. Ką esu pasatęs, tai vat su Arnu. Trečia lentyną mes tada pasatėm tą iš rastų medžiagų namuk. Tai va vienintelis mano statinys. Dar biški likę, man atrodo, ten yra jo. Čiučiut. Mes, tai sakau, būdavom pasinešę. Šiaip turėjau pagal tai būt statybininkas. Kosmoso išgalvodavom. Parodė. Aš taip pažiūrėjau į Antaną ir matau akis į vieną pusę ir iškart, prašau! Dabar jau kaip tik reikia biški sieną patvarkyti. Įgriuvo. Prašau, parodyk man savo... Jau 15 metų praėjo, pamiršau visus savo įgūdžius. Būna. Sako, vieną kartą išmoksi su dviračiu, visą gyvenimą moki. Nebemoku važiuoti su dviračiu. Nebemoki? Gerai, kaip jums savaitė šie? Vyko kažkas naujo? Aš vieną naujienų buvo visokių. Vieną vakarą grįžau, ten jau po sporto salės, po visko. Kokią 11 vakaro. Ir žiūriu ir galvoju, nėra motyvacijos kaip nei montuoti, nei ką daryti. Pagalvoju, reikia perstatyti. Žinai, būna užeina perstatyti, kažką reikia. Ir sugalvojau, ten pas mane yra 3 monitoriai, matai. Ten ilgas taip, trumpas taip ir vienas trumpas viršui. Žiūriu, aš galvoju, blema, užnisa. Kaip dabar podcast'e aš, žinai, suku į dešinę galą, jaučiu, kad kaklas susilokina. Nu, ne tai, kad tiesiog užsilokina toksai nefainas jausmas. Galvoju, kad aš visą laiką irgi žiūriu į dešinę arba į kairę. Galvoju, noriu per centrą turėti. Ir kokią valandą bandžiau išmastyti, kaip padaryti, žinai. Žiūriu. Monitoriai, kad per centrą būtų ar kaip? Nu, tipo, kad patogiai tiesiog būtų, kad kitaip pakeisti. Taip išdėlioti. Na, tai... Kad nereiktų žiūrėti į šonus, o į viršų. Tai va panašiai. Ne, tai man jau prieš tai buvo, kad vienas viršui, tai maždaug va taip reikia žiūrėti, žinai. Nes būdavo va šitaip, va šitaip maždaug, kitas va šitaip ir kitas va taip. Ir galvoju, noriu kažkaip pasidaryti, kad vienas būtų grinai va viduj, nu, centre. Bet neturint savo tiek vietos, kad dėti vieną taip ir 2 taip. Ir galvoju, žinai, kaip padaryti, tai ten su savo turimais stovais visokiais išmaščiau, kokias iki, man atrodo, kad 3 ryto prasidėjau, ten kol laidus junginėjau iš nuo viską, bet dabar taip nuostabiai yra, taip man patinka, taip viskas tvarkingai atrodo ir dabar visiškai, na, žinai, toks, atrodo atsinaujinau iš kažkurios pusės, tai dabar vienas monitoris taip yra, kitas yra ilgas virš jo ir jis ne ką aukščiau, net anksčiau taip reikėtų žiūrėti, dabar taip, va taip užtenka maždaug. Tas centrinis, tai iš vis belia kaip patogus, tipo, niekur, nei dešinė, nei kairė. Nu, tobulai. Ir pasidėjau vieną vertikalį dabar, žinai, tai visai patogu. Čia tu skaityti vis tiek. Ne tik ten labai susideda visokius šūdus. Vakar buvau įsijungęs tavo streamerą, pamačiau, kad kamera kitoje vietoje. Jo, irgi buvau įsijungęs. Biški yra, kad nėra maks, kad man patinka, kad iš tos pusės, nes tada ten nėra tų visų nei pufiko, nes mato gražaus, nei ten ant sienos, kas buvo. Tai, bet kompensuoja šitas, pagalvojau, kad man daug patogiau. Bet man tai patinka, kad tu darai streamus ir jį, žinai, bet nerasi niekur nesusisieksi šiaip. Labai sunku su Luku susisiekti. Bet jeigu jis daro streamą, tai viskas aišku. Tai vakar man labai reikėjo Luko. Rašau messengerį, neatrašo, žinai. Sako, aš tavo paskambinau, sako, streamą. Nu galvoju, blema, bet man atsakymo dabar reikia. Nueinu į streamą. Labas, parduodi stalą, pilką. Ir Lukas ne tai, kad atrašytų kažką, jis atrašo ir tada dar per streamą. Jo, turiu tą stalą, gerai, parduodu. Tada, gerai, parašau vėl žinutę. Ne, žinai, kaip aš papasakosiu savo perspektyvos galas, kai aš pasiėmu telefoną. Ne, žinai, tu sakai, gali man atrašyti messengerį. Iš pradžių Aurimas parašė, tada tu parašai. Aš pasiėmu telefoną, žinai.
O galiu sakau ant streamo atsakyti tiesiog, nes dabar, tai, kad nerašyti dabar. Na tai ir atsakau. Voice message, žinai. Jo. Tai greitai, su juo jeigu ką, per streamą susisieki, sužinai informaciją, gerai, ačiū labai. Ačiū visą gerą. Bet pasižiūrėjau, kadangi vakar visokių ten reikalų turėjau, pasižiūrėjau, labai norėjau pagirti tave, labai fainai atrodo tavo streamas, labai tvarkingai, labai švariai, nėra nieko perkrauta. Man patiko. Ačiū. Čia tau. Ačiū. O čia tau. O pas tave... Tai šiandien, tai vakar, vakar Tada muštam. nusprendžiau... Karočią, iš pradžių sužaidėm ten su Imantė tą žaidimą, dviesiam. Po to galvoju, niekad nesu perėjęs GTA 4 vienintelio iš visų GTA. Ir įsijungiau ant kompo tą GTA. Ir žaidžiu, ir čia buvo mano pirmas žaidimas taip normalus, kuris įsijungiau ant kompo po nežinau kiek laiko, nes visą laiką pristeko aš tai žaidžiu. Ir jau problemos kažkokia, ten FPS super daug, atsinai, ten nepatink. Konsolės jau tipo man all the way vos ne. Ir tipo, žinai, galvoju. Šakas, sakau, kiek kainuoja PlayStation 3? Nes ant PlayStation 3 tik yra GTA 4. Tai susiradau, šiandien galima jau žiūrės nusipirkti PlayStation 3. Tam, kad pažaistum GTA 4, tipo. Jo. O tai... Va taip va gyveno. PS5 nėra. Ne. Remastered, ne? Vat aš galvoju, kad jie gali išleisti remasterį ir nenustepčiau, kad nusipirksiu ir ten po porą savaičių galėtų, žinai, atsirast. Bet tai va, PlayStation už 7-5 eurus. Labai pigiai. Pigiai. Aš šiandien porą teptukų nupirkau ir dar volelį už 6 eurų. Nu, tai. Kur tipo ateinu į Ermitažą, realiai seni, lipnį juostą tą, žinai, apsiklijuot, porą teptukų ir tas volelis. 2 voleliai tokie. 6 eurų. Ką, blėt? Ui, atsiprašau. 6 eurų. Brangus malonumas dabar, jo, visi šitie dalykai. Visos statybos, viskas eina savo. Ai va, atsimenu. Labai lempiškai dar prieš porą dienų labai lempiškai, žinai, nežinau kaip nusprendžiau, įsijungiau seną video savo, iš pradžių man atrodo kažkokį kitą, po to su butom įsijungiau antrą video. Tas video buvo, kur kiaušinio olimpinės, atsimenu to? Jo, atsimenu. Let, aš nemeluosiu, žinok. Aš nebūna, kad įsijungiu šiaip video, nes, tipo, jau senai ir cringe ir panašiai. Tipo, jo, yra ten momentų, kur ten cringe biški ten pašnekė, bet atsido, koks atsido, žinok, tavo momentais, tai tipo tikrai lūft, tikrai jokinga. Aš žiūrėjau jį už kokį pusę metų, gal irgi, žinok, prisižvengiau, random išmetė rekomendę, tipo, ir, let, jisai po šiai dienai yra jokingas video, šiaip, iš esmės. Nesąmonė, bet jokinga. Jo, bet ir tada įsijungiu dar vieną, galvoju, plema vis tiek labai gerų momentų yra, kur, tipo, tikrai nuoširdžiai jokinga. Ypač ten, žinai, kur per tas olimpinės, kur mes, jau pamiršau jos vardą, bet kur šitas atsimeni. Ir tyčiame. Čia baris. Plem, atsimenu, buvo tokia youtuberė, kuri turėdavo muziką ir jos intro visą laiką būdavo toks su rankom. Jo. Ai, jo, atsimenu vardą. Iš D raidės, ne? Taip. Jo, tai mes su Butomi per tas olimpinės, tipo, tarp kiekvieno žaidimo atsistojam ir atsirandam lempiniai vietai. Ir jis progresuoja, matosi tie tranzitionai, kur tipo iš pradžių stojame, atsirandam kitur, po to jau Butomis mane laiko ir aš tai padarau, žinai, po to atsitūpė ten jo, atsigulė ant asfalto, aš tai padarom, nu ką aš. Šiaip ko prisigalvodam, tai ten crazy. Crazy shit, jo. Šiaip labai faina yra man bent jau, kur turinį, nes tai yra man, tipo, galerija, kur tokia pasižiūrėsi, dabar aš irgi buvau kažkada įsijungęs Vaiblifto videką prieš ten 2019 metais, prieš tiek metų, žinai, aš ten iš viso kūdas jaunas, žinai, tipo, plaukai dar tokie, žinai, ir aš taip žiūriu. Teptukas. Jo, teptukas, ir aš taip žiūriu, eina sau, kai viskas pasikeitė, koks aš kitoks, bet kaip smagu pasižiūrėti, koks aš buvau. Taip. Tu realiai, jeigu net tiek videokų mes iš viso sukūrę esam, tai faina prisimint. Man nėra, tai yra pats geriausias dalykas. Šitas, kad būtent gali atsisukti ir pasižiūrėti, kaip tu atrodai, ką tu darai, kokią emociją. Ir man ypač iš drifto varžybų, man kas patinka, aš kai pradėjau nuo 2009 metų, viską ten filmavau ir panašiai. Man kaip zaibys, kai pasižiūrė atgal, ką aš tada turėjau ir ką dabar turiu ir kiek esu patobulėjęs toje vietoje, tai man fainai, žiūrėjau, mes draugais būna įsijungiam ir taip zaibys yra prisimintas varžybas, žinai, tos videokus, tai čia man yra pats geriausias dalykas, gali nieks nežiūrėti, bet jeigu pats galėsiu pažiūrėti ten po 5 metų, man yra pats geriausias dalykas. Tai vat, nebuvo taip dažnai, kad įsijungi, bet momentais buvo čia už vakarą, kada taip įsijungi, blet. Tokia nostalgija apima. Esat už privatinę videokų, kur labai gėda? Ne. Aš esu už privatinės, bet ne to, kad gėda, bet jie tiesiog netitiko mano kontento, nes anksčiau kitaip kūriau ir paskui perėjau į vlogus, tai ten daugas už privatinės, bet ne dėl to, kad buvo gėda, tiesiog netiko, nei tema. Aš galiu jums parodyti, dabar nežinau, kiek per kamerą matos, bet galiu parodyti videoką, dėl kurio man labiausiai gėda ir kuris už privatinės. Tu suraski, aš dar pasakysiu. Ieško. Bet tipo įdomu pažiūrėti? Jo. Jis ilgas bus. Ne, aš tik pradžią bent jau parodysiu, ant kiek man gėda.
Okay. Aš tai nesu užprivartinęs, nes aš kažkaip jau nuo pat mažų dienų girdėdavau, kad gal kažkur išgirdęs ir sufiksavę yra, kad tiesiog neištrint nieko. Tai ir iš esmės labai daug mano turinio yra pasiekiama, bet yra pora tokių videkų. Atsimenant, mes su Matu kažkada ten labai jau net, nežinau, kelintoje klasiai, sukūrėm video Green Long Racer, tai žalias ilgas trintukas. Ir tiesiog videką sukūriau už to, kad aš turėjau žalią ilgą trintuką, man padovanojo mama. Ir aš taip norėčiau matyti tą video, nes jis toks sėkingas irgi taip buvo. Bet tu ištrinėjai. Ir ne, jis man matai kanalą. Mano pirmas kanalas, kurį aš turėjau, tai jį užblokavo, nes atsirado tuo metu AdSense'as, aš spaudinėjau ant savo reklamų, kad daugiau uždirbti centų. Ai, tu pasakoji. Užblokavo kanalą ir aš tipo videkus, kuriuos turėjau, tai tik kompę turėjau. Ir po to jas reuploadinau visus, žinai, tą jau detiko dabartinį, sakykime, kanalą. Aha. Tai yra tokių pora videkų, yra dar vienas, kur miške aš veiksmo filmą ten filmavęs, ten kur šaudau, gaudau ten su kažkuo. Irgi, bet niekur nėra jo, tai labiausiai yra gaila. Atrodo, tiek daug yra, bet vis tiek labiausiai gaila tų, kurių nėra. O prisimena tokį dalyką kaip video gaga? Jo. Aš nekurdavau tada. Aš nekurdavau video gagą ir nežinau. Aš darydavau videokus video gagą. Tai čia yra kiek metų, aš nežinau, turbūt 20 metų atgal. Nu, ne 20, bet... Figai, ten aš buvau vaikas, apšė. Taip. Aš atsimenu, bet aš nekurdavau. Aš atsimenu, buvo Rėksnys. Jeigu žinot, ten jis buvo populiariausias, o mes kurdavom su klasiokais, ar su draugais, dabar neatsimenu, parkūro video. Tiesiog šokinam per tvoras ir filmuodam į video gagą. Blemma, įdomu, vat, tas Rėksnys, ne? Vat, jį tikrai nežino dabartinė tikriausiai jaunimas. Čia... Aš galvojau, kad pertraukiau, galvojau, reikia padaryti tokį video, kur susirasti tos kūrėjus. Žinau, kad Rėksnys Anglijai, man atrodo dabar, kad nuvaryti pas juos, tokį padaryti interviu, tokį paimti, žinai, tokį video. Čia kaip darė tie iš Pralašų vieną šaltą herojai, kad varė, bet jie, aišku, jie ten YouTube'o seni videkai, kur ten nėrei su galva į ledą, ten kur nešok. Bet tos, kurie darydavo, tai aš taip nelabai susipažinęs buvau su tais. Nu, ten, aišku, kur smėlį valgė, tai to žinau, bet... Aš tai visus beveik žinau, ir ten, kur pardavinėjo silkę. Va, aš to nežinau. Man iš viso tas... Bebrų darbą, ne? Bebrų darbą. Tai aš nežinau, man jisai ten belia kaip juokingas buvo, mes mokykloje ten visą laiką. Bebrų darbą, žinai, kas ton ženklą pavojai, žinai, bebrą. Ir man belia kaip juokinga. Ir pasirodo, jisai iš mano krašto yra, žinai, tenai. Ar nematai mano videkuose? Darė videką. Lemba, kažką gal ir mačiau. Garžduose videkas, ten keliavom aplink Lietuvą. Kas įkiausia, kad jisai dabar taip pat atrodo, kaip atrodė prieš tai. Taip. Jisai sentas. Aš galvodavau, kad jam yra ten, žinai, tipo... Labai daug metų. Aš pradžiai galvojau, kad ten moteris. Aš jam galvojau, kad ten tam videk yra kokie 3-5. Nu jo. Jis dabar taip pat atrodo, bičiukas. Ir aš kažkada deganę, žinai, vat plungiai sutikau ir aš taip žiūriu, čia tas pats, žinai. Ir tipo, aš suprantu, kad čia viskas all good, žinai, ir aš toks, eik tu savo, čia jis. Čia bebrų darba. Čia bebrų darba, žinai. Eina, savo, tai man atrodo, mes pasilabinom, pasisveikinom, žinai, ir man taip smagu vis tiek buvo sutikti žmogų, kur žinojau ilgą laiką. Fainai, kietai. Šiaip turėjau savo kažkokius tokius herojus, kurių ten norėdamas lygiuotis. Aš kalbu apie vaikystę, žinai. Nu tai pas mane užsienį buvo. Nes anksčiau nebūdavo tos, kaip čia, mados, ten bėgioti iš paskos, ten, kaip dabar yra, ne, ten pamato žvaigždę, ten, nežinau, belė kokią, ten, dainininką ir, karočią, vaikai visi, ir ten, aplamai žmonės visi puola fotkintis, anksčiau to nebūdavo, labai minimaliai. Tai va, tau tas pats, man irgi, aš dėl vieno amerikiečių youtuberio, kuris ten su sportu užsieminėjo, žinai, netgi jo vardas pavardė, Brandon Myers. Jau, sakys, ten, žinai, kokia Andrew Tate. Ne, tai jo dar nebuvo tuo metu. Ir tas Brandon Myers tiesiog darydavo videkus, kaip jisai sportuodavo, tararami, žinai, ir kaip tenai. Aš nežinau jį. Žinai? Tai gali būti, bet jisai dabar jau ten neberenka tų peržiūrų, bet tuo metu belia kaip jis ten populiar buvo. Ir aš jį sekiau ir galvoju, jeigu jis gali ir aš galiu. Ir aš prisimenu jam vaikas, vaikas, 15 metų, žinai, rašinėdavau, hello, žinai, tipo kažką. Ir jis kažkada... aš sukūriau videką, aš dar angliškai darydavau, žinai, turėjau kanalą. Ačiū Dievui, nebėra to kanalo. Tipo, ačiū Brandon angliškai. Už motivaciją, kad tu leidi man kurti kažką ten tokio pičiauriai cringe, žinai, tipo. Ir jis pakomentavo ir man asmeninė žinutė parašė, kad, tipo, respect ten kažką, keep grinding ir taip toliau. Aš bėgau su ta žinutė pas mamą, sakau, mama, žiūrėk, tas amerikietis Brandon Myers man parašė ir žiūrėk, eik tu savo. Tai jisai buvo tas inspiratorius, žodžiu, žmogus, kuris inspiravo labai kurti ir vien dėl to nesustojau ir dariau. Žiauri, man čia buvo tokia motivacija. Pas mane buvo
Buvo toks Chad Wild Clay ir dabar yra, jis tik labai vaikišką turinį, kurie turbūt matė, kad PR panašiai, bet jis back in the day kurdavo parodijas dainų. Ir kai išėjo Gangnam... Chad Wild Clay. Ne, nesu girdėjęs. Ir prieš 2012 sukūrė parodiją Gangnam Style. Ir žiauriai patiko, aš ten gal jums parašęs buvau ar kažką, ir po to aš pats į savo kanalą anglišką sukūriau irgi, tipo, Gangnam Style parodiją, ten mustache style aš ten dariau. Ja, mačiau tą video. Esu matęs. Ir jis pakomentavo po to video. Man atrodo, dar parašė man asmeniškai žinutį, kad nice, maladės, ten, tipo, gerai varai. Dabar aš turiu gal kokią 10 milijonų subscriberių, žinai. Jo. Tik pas jį dabar turinys, nu, tipo, visiškai ten kids content. Paėjo, reiškia, jo. Bet labai panašiai. Ja, tai buvo. Ir šiaip pas mane buvo dar su užsieniu geras pavyzdys. Jo, eina savo. Labai įdomus tas ryšys yra su užsieniečiais, ypač kai tu kuri, nes kai kurdavau tos angliškus video, pas mane kažkoks bičiukas radom, kuris labai norėdavo filmuoti. Ir aš buvau sukūręs ten, kaip naudoti savo Canon, ten 500 PMD ir kažkas tokio. Jis man parašė, atsimenu, aš jam ten atsakiau į kelis klausimus. I am Slimani, jo vardas, man atrodo. Ir kaip tu prisimeni, kaip atsimenu? Aš pasakysiu, kodėl aš atsimenu. Dėl to, kad mes su juo vis būdavo susirašydom. Iš pradžio ten, na gerai, matydavau, ką jis kurdavo, aš ten patarimų duodavau, aš jau filmuodavau tipo klientam ir panašiai. Ir matau, kaip jis tobulėja, žinai, greit. Bet jis greit var. Jis iš New Yorko yra. Jau po šiai dienai jis ten su redais filmuoja, jau panašiai, jau ten quality šitis repo klipus filmuoja. Bet kas man crazy paklausė, kad iš komentaro mes taip susipažinom ir tada vienas draugelis mano varė į Ameriką ir manęs paklausė, gal žinai, kur pernakot galima, žinai, New York. Aš ten buvau 14 metų su tavais, nu aš ką žinau, tikrai neįsivaizduoju. Ir taip galvoju, Slimanis yra. Aš jam parašiau ir jie, karočią, susibondino ir po to atsintė man selfie, jis jodukas yra. Atsintė man selfie kartu, tipo, žinai, ir linkėjimus perdavė. Tai vat pagalvojus iš YouTube'ės komentaro. Kažkas priėmė kažką pernaukoti, tipo lietuvi, nu, tipo crazy. Tai... žinai, bernai, kaip lengva susipažinti. Aš turiu draugelį, komentarais parašė, čia parašyk, jam jis tave priims New York. Jo. New York. Žiau reikėtų istoriją. O tai gal Žemaitaičių galėjo priimti. Skrendu į New Yorką. Ai, žiauriai geras filtras. Ir man sako, čia grinai tu, nes aš labai visur prikištinėjau, man labai jokingas tas lainas. Ir man ta reelsas yra, kaip paklausė, tai ką veiksiu šiandien? Laikykis, tik nesakyk. Skrendu į New Yorką, gal dar į Vašingtoną užsuksiu. Ir seniai nebūtų taip jokinga, jeigu ne ta tonacija. Skrendu į New Yorką, o gal dar ir į Vašingtoną nuskrisiu. Liama, arba reikalai. Žiūrėjau jokinga. Ir aš padariau irgi tik tokį iš to soundo, žinai. Ir aš einu savo, blemba, nu čiagi bairis, ne, viskas all good. Žmonės man pradėjo komentaruose rašyti, tipo, karma turi du galus, tipo, tau irgi už šitą bairį, kad tu tyčiojasi, žinai. Ten jo, Žemaitaičio pakalikai. Nu jo, bet aš taip galvoju, taigi čia bairis, blemba, ir visi daro, žinai, tipo. Ir šiaip labai jokingas. Sakai, jo, kad šiandien vakar aš mačiau, paleidau video tą savo, ten for fun, tas Squid Game videkas. Mačiau kažkas pamanto, jūs bent serialą pažiūrėjot prieš tai, blėt, ne parodiją, o kažkokią gaidišką parodiją. Sakau, kas serialas gaidišką parodiją? Ne, nu tai jūs visų pirma pažiūrėkit, kaip serialė vyksta, blėt. Tai, manai, nežiūrėjau, jeigu mes davėm šitą video. Ja. Kaip tu nebandai atkurti full, tipo, įdės. Ne, tai savo kažką. Ir taip, pagalvojus, tipo, ką mes tam padarėm ir kiek visi, nu, ir taip, tos aprangos, kiek kainuoja, žinai, kad nusifilmuoti. Iš vis kiek viskas kainuoja, kiek padaryti. Tai, kad padarytų normaliai, nesužinau, kokį 20 gabalų reikėtų minimum. Jaučiu tokį videką su to vieno žaidimo. Klausimas, ar to reikia, žinai, nes manau, ir taip galima gerą. Kai žiūrit, Atsiprašau. No. Ir aš, karočią, kai ieškau inspiracijos thumbnailui, įrašiau Squid Game irgi ten, tipo, kas atkūrė šitą, kiek atradau, žinok, į YouTube'ės kanalų, kurie, nu, tipo, irgi belia kaip childish contentas, bet jie N subscriberių turi. Ta prasme, gerai, Stokes Twins gal girdėję esat? Nope. Va, tame esmė 130 milijonų, man atrodo, subscriberių. Amerikietiškas, angliškas? Tai worldwide. Ir jie ten feikino tas, nu, tipo, surežisuota, kai irgi biški childish labai, žinai, nu, taip įsivaizduoja, kad vaikai, žinai, pagrindą žiūri. Tada atradau kažkokią, neatsiminsiu vardą. Ir aš, tipo, įrašys, išmetai iš kart jos. Įrašiau kažkokią, radau pana blondinę, irgi ten rėkia, ir pyst 50 milijonų. Ir dahuja tokių yra, kur tiesiog, kuria toks video, kur mus nepasiekė. Tai pagalvoju, žinai, kaip mus atranda čia Lietuvoje irgi mes, nu, tipo, galim nežinau drąsiai. Tai
daug tokių kuriejų. Tu beje turėjai parodyti savo video tą krinčinį. Jo, parodyk tą Jo, krinčinį turiu. video. Ar jau gėda? Žiauriai gėda. Einu savo kaip gėda. Pats prisikalbėjai. Dabar, tik noriu priminti. Disclaimer. Disclaimer. Kad ir kas čia dabar bus, Tai S raidė, nežinau. Yra AI. Aš nežinau, kas čia yra. Pavadinimas yra Legendinių bananų medžioklė. Gerai, kiek peržiūrų turim? 19 000. Okay. Čia įkeltas prieš 8 metus. Nice, tai jau gerai. Tai gerai. Aš užprivatinau jį. Ai, tarp kitko, čia yra ta diena, kai išlaikiau regitros praktiką. Okay. Labai laimingas. Kaip dabar, o jau palaikai dabar, moco? Rytoj laikau pirmą Rytoj? pamoką. Tipo pirmą. Ne, tai jisai važiuos, mokintis. Gerai. Per kameras matos? Galiau aukščiau, nes man uždengia mikrofas. Jau užakino, karoči, pyst. Taip, pilnas garsas. Gerai, aš net nežiūrėsiu tikriausiai. Matosi į kamerai? Matosi, ilgučiai? Gerai. Hung, ching, hang. Mano vardas yra Ping Chang Chung. Ei, seniukai, hung, hang, ging. Apžiūrėti ir į tikrą kelionę, kaip sakant. Yra nepaprasta kelionė, ne visi. Čia zaibys, nu dabar. Kripto turbūt nebuvo. Aš nežinau, kodėl tu gėdės, nu čia tipo henai. Aš irgi turiu tokių video, kad crazy. Seni, what the fuck? Ir tada, Aš ten neprivatinčiau jo. Čing čang čong. ką aš čia po velnių darau? Čia japinė 13 minučių. Zaibys. Eik, man tai čia ahenai prisiminimai būtų. Ką? Čia, aš turiu klausimą, o tu atsimeni, kaip tu sugalvojai šitą idėją? Ir kodėl? Matai kažką YouTube ir... Aš atsimenu, kad tuo metu, tipo, belia kaip mano kanalas ten bombino, žinai, su peržiūrom. Aš tik įkeldavau videką, jeigu nesurinkdavau 105 000 peržiūrų, tai vadinas blogai, žinai. Tipo. Aš kaip darydavau, aš atsimenu grinai tuo pradžioj. Ja. Nu gerai, tai kitą videką kelsiu kaip 100. Žiaurs, mindsetas, bet tai 100 būdavo per savaitę ten su kažkiek. Tai aš iš karto įkeldavau ten, aš darydavau reakšinus ir taip toliau, ir aš ten padarydavau, žinai, kažkokį, aš atsimenu, kad kažkas ten prikolindavo, aš ten kažką prikolindavau su bananu, žinai, kad ten ir surinko ten 300 000, žinai, 400 000, būdavo solid peržiūro, žinai, tipo, dabar tai... Solid. Tai galvojus, jeigu būtų tiek mokėjau už tas peržiūras, Ai, tada, sau, tai jo. jeigu būtum rich, Jo. būtum Morgzas. Galėtum skristi į New Yorką? Skristi New Yorko, gal į Vašingtoną ir nuskriščiau. Ir aš atsimenu, kad aš išlaikiau praktiką, turiu jau tipo teisę, žinai, grįžtam ir aš mamai tiesiog sakau, imk telefoną, aš improvizuoju. Mama filmavo? Ir mama filmavo ir aš dabar galvoju, mama filmavo kaip aš Hang Shing Chong ir dabar eisime į bananų medžioklę. Eik, aš tai būčiau proud savo. Aš žinau, kad jis nevartoja narkotikų, nieko nedaro. Ir va, tipo, apie bananus ir hončing. Aš galvoju, kad jūs išsityčiasit dabar, bet jūs nesityčiasit. Ne. Tai aš visai dabar proud esu tokiais draugais. Ne. Bet jūs, manau, kad Un privatink dabar tą Tai video. mano komentaruose dabar tyčia šešis. Aš tai nematau čia prasmės tyčias. Ne, Aš tiesiog tik prikolas. gėdingesnių, manau, turiu net negu tu. Aš tikrai nuoširdžiai paieškojus, tai pas mane ten... Šitas aš peržiūrėjau privatus, tai šitas man labai gėda už jį. Tai buvo cringe. Nu, ne tai, kad gėda, bet cringe. Manau, kad... Galėtume kurį vakarą padaryti, susėsti, tipo, išrinkti savo kelis videas, žinai, ir peržiūrėti. O galim padaryti tokį videką? Aš šiaip norėjau daryti, tik tais vis neprisirašiau. Bet matai, kitiems žmonėms neįdomu žiūrėti. Aš manau, mum įdomu. Gerai, pakomentuokit, ar jums būtų įdomu. Nes aš kažkada sudaręs mano aktoriaus karjerą, tipo videką, atsimenu, pavadinau dar taitlą, ten, kur susėdau su dviem draugais ir žiūrėjom senus videkus. Tai, ką aš žinau, žmonės, tai... Aš nemanau. Nelabai suinteresuotas. Davai, žiūrėk. Davai į mano tada kanalą padarom, aš noriu šitą videką. Gerai. Gerai, išsirinksim po 2-3 videkus senus. Gerai. Gerai. Pakomentuokit, ar norėtume tokio video. Jo, parašykit komentarus, bet... Ir tų videokų tikriausiai, nėra, ne? Privatai čia visi būtų. Jie pas mane būtų sunku atrasti, dėl to, kad aš matai, visų pirma, turėtų nueiti į mano seną kanalą, tada jie turėtų susirasti 1.5 valandos trukmės video, į kurį aš esu sukėlęs visus video. Ai, okei. Nes aš tipo į seną kanalą, kur ištrynė, aš tiesiog sumečiu juos į vieną ir įkėliau kaip vieną video. Compilation, ne, padaryti tokį. Jo, tai iš tos pusės tik sunku atrasti. Ką norėjau sakyti, pirmai mes, kai kalbėjom, labiau tema buvo ne tik praeitą savaitę veikiam, bet, kažką, žodžiai, tarpsiu randomiškai. Džiaugiuosi labai už savo tėvus, ilgai taupė ir nusipirko
O jūs žinote, ar ne? Ne, aš nežinau. Aš žinau. Laukiu, ką Žinai? klausys vestuvės, bet pap, jie susituokė. Ne. Visų pirma, tai su tėčiu jubiliejum, 50 gimtadienis vakar buvo. Sveikinam. Nusipirko Panamoje chatą. Panamoje. Taip. Wow. Panam. Wow. Dabar pas mus yra palikę šuniukus, mes prižiūrim šuniukus, jie išvarė nutvarkyti, visą kitą ruošti, ten kamerą, jie ant nuomos paleis. Okay. O jie patys nori išvažiuoti, jaučiu toks čia, žinai, pensija, kaip bus tai. Ten toks turbūt, aš taip įsivaizduoju, tokia, kaip, nėra namas kaip čia Lietuvoje namas, ten tiesiog jaučiu koks medinis, tipo... Ne, jis ne medinis. Ne, žinok, iš lentelių sukaltas tiesiog. Ne, aš suprantu, aš įsivaizduoju, Panama, ten palmės auga ir toks, žinai, medinė tokia vila. Aš irgi kaip vilą įsivaizduoju. Jo. Turi nuotraukų, nes aš įsivaizduoju irgi kaip vilą. Jo, aš va dabar atsimenu, kodėl aš norėjau pridėti šitą, kai mes kalbėjome apie tos, kad fainai prisiminimus turėti. Ir pagalvojau, kad man jie siunčia nuotrauką, žinai, panašiai kaip ten tvarkosi. Ir pagalvojau, pistėts, čia ahujenas YouTube'ės video būtų. Taip fainai būtų ten, kaip viską tvarkaisi prisiminti, nes ten, tausme, tie darbuotojai ten medžius kerta, žinai, basi užsilipia į medžius, šakas nukirtinėja. 30 eurų visą dieną ir tau hujarina. Ir tas... Vienam žmogui ar? Ja. Ai, vienam žmogui, ne? Žmogus $30. Tai dar šiaip nėra pigų, sakyčiau, nes Lietuvoje būtų apie 5 eurų statybininkas, ne? Aš tai manyčiau, čia solid kaina. Ja? Čia brangiai. 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 Aš tai manau, kad... Manau, kad jeigu visą dieną, manau, kad visai normaliai. Nu ir ką tu nori parodyti dabar nuotraukas, kaip atrodo? Norėjau, užmest kelias nuotraukas, bet ir šiaip papasakoti momentų, kad kai kol tvarkosi vakar, buvom suskambinti ir užvakar, tai vat kaip pas tave lubos yra, irgi kur po vieną įsiema tą, tai buvo suradę žiūrkiam gaudyti, buvo įdėtis lipnuškės, bet ne žiūrkės ten buvo sudžiūgusios, o šikšnosparniai. Tada šluotą rado lubose. Jis bandė iššluot lubas. Širšių belia kiek ten yra šitų avilių. O šiaip Bet tai buvo sen... No, sorry. Panamoje yra kažkokių nuodingų gyvūnų. Šiaip, aš nežinau, nesidoju. Tai dėl to kaltas. Nesu tikras. Nu, bet yra visko. Yra iguanų, gyvačių. Nu, ko tik pagalvos. I like. O tipo, nupirko seną kažkokį... Ne, nupirko naują ir rado šluotą. Apgriuvusi namą. Naują nupirko šluotą, bet lubos. Žiūrėkit, tokio dydžio žiogas, va. Eik tu, what the fuck. Tikras? Seni čia, kai mano batas. Čia rimtai? Nu, čia žiogas. Ai, čia ant buteliuko tipo padėtas. Nu, jo. Bet, va tokio Galvoju, ant kibiro, na, tokio. Tokios varlės, kur ant sienų tiesiog, žinai, irgi. What the fuck. Gerai, ne taip ir zaibys. Nu, gal. Pala, ar čia siunta? Na. Nu va, hata tai tokia. Va tokį ir įsivaizdavau. Bet tai fainai, bet tai klausyk fainai. Gelton spalvota. Jo, spalva. Nežinau, Bet čia matysis. restauruosa, ne viską? Nu jo, dirba prie to, žinai. Tai sakė, visą dieną praleidžia prie to atsikėlę. Kiek tipo yra... Čia vat kažkoks mini video, kur kiek daiktų. 8 lagaminus vežęs. Čia iš Lietuvos. Eik, tu, na. Ir dirba, žinai, žmonės. Wow. Bet ant kiek čia yra, žinai, geras prisiminimas. Tau, žinai, plėt. Ką tu, nieko hatą Panamoje nusipirkau. Nu. Tu, žinai, ją restauruoju dabar. Nu, plėt, apšio čia yra insane. Iš kitos pusės, žiauri fainai, nes... Nu, aš tikiuosi, kad tėvai, šiaip jie nebūna nekviečia manęs į kelionę, susakęs, bet galvoju, kad jeigu tipo varyti ir tipo galvotum į tą pusę varyti, žinotum, kad yra kur būt. Yra tiesiog savo hatą. Tatukai. Galiu Panamą, garočią. Žiūrėkit, mums gal podcastą kokį reiktų padaryti tokie, žinai. Aš šiaip galvočiau, žinok, podcastą Panamai būtų įdomu. Jo. Suvinio 3 epizodus, va taip. Jo. Per 3 mėnesius. Jo. Aurimai irgi kartu įmam. Labaseina yra. 4 mėnesiam gal nori. Visam žiemos sezonui. Jo, žinai, kai pradeda maždaug nuo rugsėjo iki... Taip. Vasario. O. Pats tas idealu. Šiaip ir šventinį podcastą galėtumėm kalėdinį tenai padaryti. Savo visą, žinai... Ne, tai kalėdam reiktų ir visą šeimą pasimti tada. Nu, variantas. Ten visai... Aš sakau, tėvukas šiaip mėgsta iš manęs pasiskolinti GoPro ir ten Osmo paketais pafilmuoti keliones. Sakau, plema, tai būtų kietai, žinai, pafilmuoti šitus, sako, visiškai laiko nebūtų. Tai faktas, jo. Aš tada galvoju,
Plemas, žinai, sakau, galėčiau aš taryt pafilmuoti, bet aš žinau, kad man tilkas tada darbo duotų ir aš irgi nepafilmuočiau. Tiesiog kamerą padėti timelapsą, žinai, 6 valandų, bet visi. Lukas ten cementą maišo, bet žinai, maišo ne su maišyklio rankom. Ja, aš visą laiką labai blogai jausdavau, kai aš norėdavau nufilmuoti kažką, žinai, ir tipo, kai mes įsikraustimo video, kai filmavau, ir man tėtis padėjo apkraustytis, ir aš kol pastatydavau kamerą, tėtis tiesiog laukė, žinai, aš taip, galvoju, ne fain, bet reikia nufilmuoti. Man tas pat būdavo, ir tėčių mašinas remontuodavom ir sakau, tu čia bar nieko nesuk, mane kamerą biškai pakeis, žinai, stovi tiesiog. Visi šitą yra praėję. Tai, toks to aparatų darbas. Jo, bet jeigu ten reikės pagalbos kažką prie namo, tai... Šiaip aš, pavyzdžiui, cementą irgi moku maišyti, aš irgi apylaisvis galiu važiuoti į Panamą. Tai pirmą šičia va. Sienas to išmokti dažyti. Ne, tai sienas va irgi galiu išmoksiu. Ja, šiaip mes su Tomu sakom taip. Mes, jeigu reikia... Jo, aš žinok, pats sakau, taip čia, varės priklauso. Mes, jeigu ką, ir šiandien galim išskristi. Realiai lagaminas jau sukrautas. Tarp kitko, skrydžių yra tiesioginių į Panamą? Ne, į Stambulą, man atrodo. Stambulą ir tada į Stambulą, jo, tai jaučiu skrydis koks 14 valandų. Nu, ten ilgas. Ilgas labai. Mexico? Mexico. Į Mexico. Nu, kažkur ten tą pusį jo, bet kietai. Tai čia Meksika? Panama. Prie vandenį? Ar ne Panama? Panama, o kas Panama? Ne, Panama tai yra... Kas yra Panama? Panama sala. Pala. Ten skaitosi Amerika. Ten Amerika, bet aš nežinau, kuri dalis Amerikos. Vidurio. Nei šiaurės, nei pietų, ne? Nu, čia taip, jau viduriukus. Gerai, man tik tais pavadinimas labai gerai skamba. Bet čia, Mak, tu pažiūrėk čia prie sąsiaurio. Mes galėsim į Kolumbiją varyti kaklainą stamdyti. Ką padaryti? Kaklainą stumdyti. Kaklainą. Ai. Pablo Escobar. Ne, bet šiaip, nežinau. Pagalvojau, kad labai kažkaip paskutiniu metu šiaip užsihaipinau daryti video. Vėl, taip atgauti tą pradedą muzą, tai vis galvoju, kaip čia būtų kieta nufilmuoti tą visą dalyką. Įamžinti. Čia insane. Šiaip labai džiaugiuosi. Sveikinam. Aš irgi mes už tai už. Labai džiaugiuosi. Čia ne už mane džiaugiatės. Tai čia už tai yra irgi mano svajonė. Čia ne mano nuopelnas. Nusipirkti kažkur, va, žinai, tokį spalvotą namelį ir, tipo, turėti pačilinį, žinai, vietą, va, čia yra. Tai žiauri džiaugiuosi. Nes jie kelis kartus buvo čia per pastarosius kažkiek metų, tai labai patiko jam ir jie nusprendė, kad ten nori. Kažkaip. Nu jo, ten gal nėra NT mokesčio. Labai gerai privedai. Žiauri gerai. Papasakok, man pačiam įdomu, kas ten. Gerai, dabar... Gali biškį Antano kamerą, aš atsigert noriu. Jo, junk Antaną. Po velnių, kas yra su NT mokesčiu, nekilnojamo turto mokesčiu? Tikriausiai, kas žiūrit, irgi galbūt girdėjot. Aš dabar nemažai peržiūrėjau ten TikTok'ų ir visko, man viską meta. Aišku, man kaip šiuo metu galbūt nėra labai jau aktualu šią akimirką, bet vis tiek planuoju būstą ir taip toliau, kažkokius tai, jeigu pirksiu, tai okei, jeigu nuomai, viskas aš suprantu, tai yra verslas, kaip ir kalbėjo, žinai, čia va dabar ir žiniuose, ir to Seimo narius klausinėja. Jeigu tu imi verslui, tu susimoki mokesčius, tai yra verslas, biznis, ne? Bet dabar valstybė nori priimti Seimas tokį įstatymą, kur jeigu tu turi savo būstą, pirmąją, nežinau, kiek tu tų būstų, žinai, namą, butą, jeigu tu nusiperki, tu turi, tai reiškia, tu mokėsi mokestį. Ir visą laiką. Ir tai nesvarbu. Bet tas mokestis, man atrodo, ir dabar yra tik tais nuo tam tikros sumos. Nuo 3 ar nuo 400 tūkstančių eurų. Esmė yra tame, kad jeigu, aš irgi, va, tiksliai, tai negaliu komentuoti, bet aš dabar belekiek peržiūrėjau ir mane labai subėsino šitas dalykas, kur realiai žmonės sako, aš nusipirkau pirmą namą savo ir aš tenai auginu savo šeimą, žinai, prižiūriu, žinai, tipo visą kiemą ir taip toliau. Dirbau visą gyvenimą, pasiėmiau paskolą ir dabar dar valstybė nori atimti pinigus už tai, kad valstybė nepadėjo tau nusipirkti tą namą, žinai, tipo. Ir taip toliau. Čia tavo turtas, už kurį dabar tu turi mokėti pinigus. Tai nėra verslas tavo, žinai, tiesiog. Nu ir labiausiai mane šokiravo viena frazė, kur Seime svarstė šitą visą dalyką ir kažkas ten berods pasakė. Tai jeigu neišgali turėti šito namo, tai tegul parduoda. Ką? Tai kur gyvent? Tai galiausiai, žinai, dabar ir tai visas jaunimas. Tai aš nežinau, kiek ten po procentų, bet... Ten yra pagal sumą, iki 200 tūkstančių yra 0,1%, nuo 200 iki 300 tūkstančių yra 0,2 ir paskui kyla taip. Ar mes kalbame apie tai, kad, tarkim, 200 tūkstančių, nu gerai, 100 tūkstančių, kad būtų skaičius, tai noriu pasakyti 0,1, kad reikės sumokėti... 0,1% nuo sumos.
Nu, tai čia Per 100 metus. eurų. Ai, kasmet 100 eurų reikės mokėti? Jo. Tiesiog už tai, kad turi. Už tai, kad turi namą. Nu, čia principiai yra tas pats, kaip, nu, gal ne tas pats, bet kaip yra taršos mokestis, ne? Tai tu nuvažiuoji mašiną, užsiregistruoji, tu turi sumokėti ten 300 eurų. Kaip Ir man jokingiausia, taršos mokestis, tai ką jie dabar už tai, kad aš sumokėjau 300 eurų, tai ką jie išvalys orą man tą? Man klausimas, gal jūs žinot, kur fucking nueina tie mūsų Ne, pinigai? žinai, iš Kur kitos nueina? pusės, tu blogai sakai, tas taršos mokestis preventina, sakykime, gal kažkiek vis tiek yra žmonių po truputį ir tada mažiau teršia Ne, orą. ta prasme, suprantate, preventina tai, kad... Tai dabar jie- preventins žmonės pirkti namus nepirktų- Jo, ir jo. visi homeless bus. Ne, kad žmonės pirktų naujasias mašinas, nes kuo senesnė mašina, tuo daugiau yra taršos Taip, taip, mokestis taip. automatiškai. Tai žmonės tiesiog sako, kad, tipo, bet žinai, kas yra esmė? Kodėl turi, tipo, mokėti taršos mokestį kiekvienas žmogus nusipirkęs tą pačią mašiną? Tai jinai daugiau teršia, tipo, ar kiekvienam žmogui, nu kaip, žinai, Nu, gerai, veikia? bet ir tai, tipo, nauja mašina, ne? Nu vis tiek, jeigu, nu tokia, sakykime, ten Toyota Corolla, ne, dar kažkokia, tokias iš paprastesnių, jo, tu gali nupirkti naują ten už 20 000, ne kažkas. Nu, solidesnė mašina apie 5 gabalų kainuoja, ne? Kaip minimum. Jo. Tai iš kur žmogus dirbantis paprastą darbą, ar ne, gaunantis atlyginimą, 5 gabalų, kad ir leasingų, tai tu mokėsi kiek, 500 eurų ten į mėnesį, ar ne, ten kažkas, nu gaunas. Daugiau, ne? Daugiau. Tai tu moki, nu sakykim, belia kiek tu N mokesčių, tada tu neturi vis tiek galimybę, sakykim, nusipirkti naujos mašinos, tai kas tau belieka, nu, tai ir tu moki, nu, tai skatina pirkti naują mašiną, kuri yra belia kiek brangiai ir tu, nu, tipo iš kur. Nu, tiesiog čia skatina atsinaujinti. Aš kaip ir šitą iš dalies suprantu, tik sakau, nesuprantu to, kad kiekvienas žmogus nusipirkęs tą pačią mašiną vėl iš naujo moka tą taršos mokestį. Šitą mane suprantu. Tarp mašina atvažiuoja į Lietuvą, kaip pavyzdys, arba jinai nusipirkia naują, tu susimoki taršos mokestį ir viskas. Jau jie už ją... Užduodi kitam ir jis turi sumokėti. Taip. Jo, dabar vėl turi mokėti. Dabar, nu, man čia nesąmonė. Tipo, 10 žmonių nusipirks tą pačią mašiną ir visi 10 sumokės ir vis daugiau ir daugiau. Man tai čia belia koks, tipo, Nes, pavyzdžiui, esmė tame, kad mes dabar nusipirkom autobusiuką, žinai, Čia regitra ar neregitra šitas? čia yra regitra. Ja. Ir taršos mokestis yra, kadangi autobusiuką didelė mašina, jis yra, ne, nu kaip, nėra senas, bet nėra ten, žinai, 25 metų. Normali mašina, 10 metų senumo, kaip ir visas vidutinės, žinai, Lietuvos autoparkas. Mums reikės mokėti 500 eurų už taršos mokestį. Wow. Spėkit, aš mokėsiu, aš tikrai ne, nes aš net neregistruosiu to autobusiuko Lietuvoje ir viskas, aš važinėsiu su užsienietiškais numeriais. Nu, tai prasme, kodėl aš turiu mokėti 500 eurų už tai, kad man reikia, man busiko reikia realiai 6 dienas per metus. Kodėl aš mokėsiu ir 500, aš nemokėsiu, tiesiog aš važinėsiu su nelietuviškais numeriais. Nu, nes man atrodo nelogiška, žinai, nes ypač tokios sumos. Nors autobusiukas nėra senas, nėra, kad ten apsipylęs dūmais, tvarkingas, viskas įpys. Bet Tai kalbant apie šitą... kalbant apie NT, tai... Tai aš dabar, va, Dar pridėmsiu regitrą, gerai, sekundę. Mačiau vieną tiktokerę, gal ir jūs matėt video, kur kėlė, kaip atėjo į teorijos egzaminą, kur susimokė ten, kiek kainuoja dabar teorijos? 30? 10. Teorija. Praktika. Ai, 10. Praktika 30 marots. Ai, rimtai? Rimtai? Teorija, va dabar jau 10 eurų. Ai, nu tai gerai, susimokė 10 eurų, užsiregistruoji kažkuria data, ateini ir ką reikia turėti, pasakyk tu man, tu dabar. Nu, tai reikia turėti asmens dokumentą. Asmens dokumentą, Ir? pirmąją pagalbą ir sveikatos pažymą. Jo. Ir visus turėjai? Aš visą turėjau. Tu žinojai, kad reikia turėti? Nu, tai ačiū Dievui, kad aš pasitikslinau, skambinau į šeimos daktarę. Ir... Parašyti viskas puslapį regitros. Aš viską irgi turiu pasidarę. Tai jo, tai bet aš, nu, nežinojau, kad to reikia šiaip. Tai aš... Tai tik įeini į Jo, jo. regitros puslapį ir parašyta, ko reikia ateinant į egzaminą. 3 punktai. Okay. Nes jinai nelietuvė, tam, bet žodžiu atėjo į regitrą, neturėjo pažymos. Pirmosios pagalbos turbūt pažymos. Kažkur aš tų. Neturėjo, sako, tai viskas negalim priimti, žinai, tipo, negali dalyvauti. Taip. Nu, tai, okay, nu, tai negali, bet geriausia, turi susimokėti baudą, 10 eurų, sako, kad, nu, tipo, nedalyvausi egzamine. Taip. Tai jūs irgi. Tai šitas Taip, toksai, taip. zvilet kaip iš visur, žinai, pešė. Tai jeigu tu ateini, jeigu, tarkim, tu užsibukini dabar vat, laikyt, jeigu iki paros laiko, žinai, atšauki, tai viskas tvarkoj, tipo, tu gali kitą rezervuoti, žinai. Bet jeigu tu pavėluoji, ten, nežinau, 5 minutės ir tu atšauki, tai viskas, turi varyti į regitrą baudą, susimokėti ir taip toliau, nes jeigu to nepadarysi, tada mėnesį laiko negalėsi iš vis laikyti. Tiesiog to baną dedam mėnesį. Jo. Taip, belia kiek, tai tokių reikia, jo, žinot. Tai ačiū Dievui, aš buvau susitvarkęs viską. Ir aš neišlaikiau nei vieno teorijos egzamino namie, kai sprendžiau, ir aš susinervinau. Pasakai šitą... Sakiau. Jo, pradėjo podcastą, pasakai. Sorry. Tai
tęsime apie NT turtą. Ai, apie tai. Tai va dar šiandien, važiuodamas kaip tik į studiją, žinai, ten klausiausi ir ten, nevažiuodamas tik tokus skrolinu, bet žodžiu, tik tokus skrolinu. Navigacija rodė. Taip, navigacijai, ten kompiuterį rodė. Nes telefonu tikrai. jo. Tai žodžiu, aš ir man išmetė ten tokio Aleksandro, žinai, videką, kur, žodžiu, sako, aš nežinau matematiškai, bet, čia gal jūs, žinai, irgi tiksliau galėsit pakomentuoti. Jeigu tu pasiemi, sakykime, būstą 30 metų, už 300 000, tau iki 75 metų, sakykime, vidurkis. 30 metų maks. Ne, čia ne paskola. Čia ne paskola. Bet čia tiesiog, kiek tu gyveni, tiek ir moki, žinai. Čia ne apie paskolą. Tai jeigu tu gyveni, sakykime, vidurkis, sakykime, 75, tai 5 metai, tai per 45 metus už tą, ką tu nusipirkai 300 000, tu sumokėsi per visą tą laikotarpį 290 000. Vėl tą patį, per, tos metus, kur tu gyveni, bet čia tavo būstas, žinai. Tai realiai 300 štukų tu sumokėsi vėl valstybei už nieką, už tai, kad tu gyveni tiesiog. Tai realiai... Čia maži tie procentai, bet per tą laikotarpį tai susideda. Labai daug jo pinigų, ypač jeigu ten... Tu įsivaizduok. Būstas. Ne, tai ir pagalvok, tiesiog 0,1% ar kiek 0,2 net, sakai, gali būti, tai 5 mėnesiai ir čia gaunas iš 1%, žinai. Jo, bet... O tai sumos, tai žinai, ten 500 milijono, tie namai dabar namo nori už... Tai... Ar tai pagalvosim, nusipirkai už pusę lemą. Pastatai namą už pusę lemą. Kiek čia mokėti reikia? Aha, 500 gaunasi. Ne, tai man atrodo, kad 0,4 gaunasi. 500, fucking. Ar į metus, į mėnesį? Į metus. Į metus. Metinis čia mokestis yra. 0,1%? 0,4 man atrodo, už 5, jeigu virš... Ai, ne, čia netgi taip. O tai 2000, nuo pusę lemo 2000 turi mokėti. Per metus. Per metus. Taigi pagalvoj, nedaug. Kai tavo chata, kai tavo chata yra pusę lemo. Pusę lemo, tai gerai. Kiek sakai, reikia 2000 per metus. Blem, čia kaip kasko. Tai čia daug šiaip, realiai. Seni, tu nėra taip, kad tu už pusę lemo tiesiog kešuvą padedi ir aš net negalvoju apie tos pusę lemo. Seni, jeigu tu uždirbi, jeigu tu įgali nusipirkti chatą už pusę lemo. Tūkstančių namas nėra, kad čia tu turi įgalėti, tu gali sutaupyti. Pusę lemo nėra čia kažkokie, žinai, kosminiai. Tu, ką gali sutaupyti? Tik imsi paskolą. Paprasčiausius butus, faktas, gerai, biškai, paprastus butus nusiperka žmonės nuo 100 iki 200 000 pagrindę. Tai kas yra tiesiog dvigubai ilgiau tam pataupyti, žinai, kad galėtum pasimti tą paskolą ir tu taupyk netaupęs, jeigu tu neuždirbi, nerodai tavo algos. Ne kiekvienas, gerai, sorry, ne kiekvienas gali. Pusę lemo nusipirk chatą, tau realiai reikia uždirbo kokias 5 štukas per mėnesį. Ne. Jo. Gal. Ne, jo, faktas, šiaip biškai persiskaičiau. Dauguma žmonių dar turi antrą pusę, žmoną, vaikų ir panašiai. Ta prasme, tai tie susideda, tai realiai tu, jeigu dirbi vienas kaip pavyzdys, tai tu, manau, kad minimum 5 štukas turi vinioti. Gerai, ne pusę lemo, tai 200 000 tavo namas ar ten 200 pema, ne? Kas butas tiesiog, ne? Tai realiai štuką eurų į metus turi atiduoti už orą. Štai tiesiog, kad gyveni. Nepaisant kitų mokesčių, žinai. Jo. Tai man čia labai durna. Tipo, aš dabar šiuo metu statausi chatą, mano namas irgi nuo 200 iki 250 000 kainuoja. Aš mačiau irgi tą turtą. Nei aš supykau, nei ką, tiesiog, bus, tai bus, žinai. Bet tai va čia, faktas, kad atrodo, žinai ką, vienas žmogus, tai faktas, nieko nepakeis. Ir matau ten komentaruose, oi, tai reiktų sukilt. Reiktų, žinai, tipo, nieks nesukils ir čia, žinai, čia reikėtų tiesiog vos ne pusę Lietuva, kad ateitų, žinai, ir... Veipukus uždraus norėjo, tiesiog pakeitė, padarė, kad be pavadinimų, kad pyčiant, liaušytas ir viskas. Ne, bet esmė tame, kad padarė tą taršos mokestį, grįžtant prie jo. Tai sim shit buvo, bet už ką mes čia mokam, mūsų mašinos šitas, ir nieks nepasikeitė, mes kaip mokam, taip mokėsim. Reikėtų sukilti ir eito dabar, kadangi nėra taip, žinai, PVM-as tiesiog turėjo laikinai būti, jo neturėjo būti šiaip. Fakam tai? Taip, PVM-as buvo ten įvestas, aš nesimenu dabar, gal Aurimas, jisai senesnis yra, tai... Jo, PVM-as buvo ir aš, sorry, Aurimai, PVM-as buvo kažkaip... Ar ten po krizės berods, ar kas ten buvo, kai čia visur buvo krizė, žinai, ar 2008 metais, neatsimenu tiksliai, sorry, jeigu suklystu, tai buvo pridėtas PVM-as laikinai keliems metams, kad sugražint, žinai, valstybei pinigus šiek tiek, žinai, kad atsistotų ant kojų. Ir tai buvo pasakyta, kad jis turėjo būti laikinai. Bet kadangi žiauriai gerai tas PVM-as, aš taip suprantu, žinai, man čia kažkas aiškino, žinai, ten iš aukščiau, kas ten verslininkai. Aukščiau. Tai verslininkai, žinai.
Tai, žodžiu, tai sakė, kad esmė tame, kad turėjo būti laikinai, bet žiauriai gerai jiems yra, nes daug mokesčių grįžta, žinai, ir taip toliau, tai ir paliko. Bet jo neturėjo būti. Čia yra tas posakis, aš tiksliai atsimenu, kaip gal jūs prisiminti, bet nieko nėra geriau. Neišėjai. Kažkaip nieko nėra geriau už laikiną nei... Nu. Kažkaip ten laikiną amžiną ir žodžiu, kažkaip šitas bairis yra, bet neatsimenu. Yra to blogo, kas neišeitų. Jo, bet tikėkime, gal tie mokesčiai kažkur nueis į geras kišenės. Seimo kišenės ar kur. Skris į New Yorką. Ir skris į New Yorką. Gal į Vašingtoną dar nuskris. Gal nereikės čia kažkam feikin, gal galės pats bilietukus nusipirkti. Nu. Tai tiesiog, man dabar pikta, kad PVM pasirodo turėjo būti. Jo, PVM neturėjo būti. Nu, aš tos istorijos nesu girdėjęs. Jo, aš irgi pirmą kartą. Jeigu jinai yra tiesa, tai čia yra fucked up. Aš beveik didžiausias kemas valstybės. Kemas, bet kaip visi pamiršo tada, va čia yra klausimas. Nu, tai palauk. Bet matai, PVM gali susigražinti, įmonėm kaip ir neblogai, tai toks vat niuansas yra, bet, nu, NT turtas... Kiek? Ne, neklausiu. Nu, sakyk. Aš, kalbant apie NT turtą, tą mokestį, tai, pavyzdžiui, kaip ir pavyzdys, žemės mokestis, jau yra N metų. Ir visi moka. Žemės mokestis, kai turi sklypą tiesiog? Jo. O jis bet jis jau nėra didelis, ne? Ne, tai nedidelis. Jo, bet yra ir turto dar mokestis. Jeigu tu turi turto daugiau negu ten 300 000, pavyzdžiui, ne? Tarkim, sklypą ir hatą. Tai jau moki pinigėlius. Va. Atradau informaciją. PVM? Jo, apie PVM. Tai paklausiau, ar PVM Lietuvoje turėjo būti laikinas ir atsakė. Taip, svarstant PVM įvedimą Lietuvoje, buvo kalbama, kad tai galėtų būti laikinas mokestis, kol bus sukurta stabilesnė mokesčių sistema. Tačiau, kaip ir daugelį kitų šalių, PVM tapo nuolatiniu valstybės pajamų iš šaltinių. Čia buvo visos Europos planas toksai, nes visur dabar yra. Tik tai visur skirtingas. Jo. Vokietijoje 19, pas mus 21. Tai va, o šitas šiaip bėsino, nes, nu, tipo, tie visi akcizai ten visą kitą, tik tais brangsta, žinai, PVM-as čia. Infliacija. Visą maską kaip mokestį, bet laikiną. Aš dabar tik prisimenu. Taigi turėjai žemaitiškai kalbėti visą patį. Jo, kažkas rašė komentarę, kad tu turi žemaitiškai kalbėti. Žemaitiškai apie PVM. PVM-as žemaitiškai kaip skamba? Nu, ką žinau. Man iš viso, aš dabar apie ton visą PVM, apie mokesčių sistemą, aš tik aiškinuos, nes dabar, kadangi... Nori kažką pakeisti pasaulyje? Aš noriu ką pakeisti. Nori pis mokestį. Man atrodo, tiesiog į Dubajų greičiau įsikrautis, kur... Tai, į Dubajų daug verčiau būtų, nes ten nėra mokesčių. Podcastas Dubajų. Kaip manat geriau kraustytis į Dubajų, kur nėra mokesčių, ar kraustytis į Monaką, kur nėra mokesčių? Į Dubajų. Į Monaką. Monaką fucking daug geriau. Tai nes tu vietoje Europoje esi viskas aplinkoje, o Dubajų... Nu, tai Monakė brangiau. Ne, seniukai, taigi Dubajai ten. Bet žinot, fun fact, Dubajų nėra, tai ten taip, jeigu nėra labai expensive luxury ten kažkas, tai... Jeigu nori, žemaitiškai darau. Jeigu nori Dubajui, pavyzdžiui, nu, gautą, kad nemokėtų mokesčių, reikia pragyventi 2 mėnesius, kiek girdėjau, štabairį. Ten resident visa ar kas ten gauna? Apie 2 mėnesius turi pragyventi, tada tau nereikia mokėti mokesčių. Fun fact, į Monaką, va taip, va, negali įeiti ir kad sakyt, va, aš dabar gyvensiu ir, tipo, nenoriu mokėti mokesčių. Realiai tu turi turėti kišenį, tarkim, nuo 0,5 iki 3 milijonų eurų. Ai, tik tiek, aha. Jo, tik tiek, turi pradžiai. Okay. Tada jie vertina, ar tu turi, pavyzdžiui, ar turi Gimo membershipą. Ar tu eini apsipirkti į Monako parduotuvės? Eik, čia rimtai? Fun fact, jo. Ar tavo šeima gyvena čia, ar tavo tėvai gyvena čia, ar tavo vaikai eina į darželį Monake, N dalykų pasižiūri ir tik tada įvertina, ar tu gali tapti Monako resident ir nemokėti mokesčių. Tai dar, aišku, ten visi, pavyzdžiui, Formulės 1, nu ne visi, bet dauguma Formulės 1 driverių gyvena Monake, bet aišku, jie turi N pinigų, visa šeima atsivežė, tai jie visi gauna automatiškai, žinai, bet tie, kas nori ateiti, pavyzdžiui, esu milijonierius ir sako, aš noriu dabar nemokėti mokesčių, pisu į Monaką, nepriims tavęs. Turi įrodyti, kad tu gyveni tenais ir tu ten, neatsimenu kiek, bet kažkiek dienų dar turi išbūti būtent Monake, kad tipo tai priimtų, nes negali tipo po 2 mėnesių, ten turi dafiga tipo praeiti dienų, kad tai priimtų kaip gyventoja Monako. Tai toks vat, įdomus dalykas, kad ne visus priima, žinai. Ja. Eiktų, tai dabar, vat, nu, čia aišku būtų gerai, jegu nebūtų tų mokesčių. Kol kas, nes... Neplanuoji? Nelabai išeis.
Banką žiūri savo. Neplanuoju dar. 500 eurų. Ble. Ai, dar į Monaką aš palauksiu. Čia ne tą, ką dariau praėjo, bet parodyti, va, tai Panamos mama gavo resident kortelę. Oba. Taip atrodo. Tai buvo labai skaitosi gyventoja. Jo, ten reikės kažkiek laiko atsinaujinti jiem, bet turėjo pasimti, bet aš labai norėjau surasti. Bet čia skaitosi kaip kortelė, ar tai tipo vos ne, bet negavo pilietybės. Ne, čia resident irgi turbūt. Bet... Nusipirkata iš korbę. Pilietybė. Norėjau šitą parodyti, kaip tėtis tapo resident. Geras. Tai Atrodys, atsistoja, padeda piršto antspaudą, atsistoja su lapu, jį nufotkina ir viskas. Na čia, kad turėtume tą minį. Su rageliu, karo čia pys. Jo. Bet ir pas mus anksčiau taip darydavo. Pavyzdžiui, pasui fotkino su telefonu. Nu, ai, aš tai neatsimenu šitą. Šiaip, žiūrėk, koks fainas. ai, Panamoj. Parodyks. Ne, jau man gal... Šitaip? O kažkur galima nusipirkti namą, kur nėra tokių dalykų. Man tai žiūri patinka. Va, žiūrėk tavo šuo. Ne. Gerai panašus. Čia... girdi. Ne, pitbulis. fun fact, dabar dar apie mokesčius. Nu. Labai trumpai. Žemaitiškai. Ai, labai trumpai apie mokesčius. Nu. Jeigu kažkas planuosit daryti su kažkuo MB, Aha. arba kažkokio įmonė, nedarykit viską ant savęs, nes belia kiek daug problemų. Tai įsivaizduok, atsidaryt mažąją bendryją, žemaitišką. Kada, tu savo, kad... Kiek tu dabar turi mažų bendrijų? Keletą. Kem 6 dabar šiuo metu. Ir aš vieną dabar nuo... Aš vieną... O rimtai kiek turi? Nu, nesvarbu, kiek turiu. Nesvarbu? Ne čia. Kiek turi ant... Ai, tiesiog. O kiek turi ant savęs? Kad tu klausimėjai, nu, kiek turi, tiek turi. Nesvarbu, čia. Yra kaip yra, 6. Ką aš noriu, sig, laižom. Tai, žodžiu, Žemaitiškai. ką aš norėjau pasakyti. Atsidaryt MB ir labai paprasta, ne? Uždaryti yra. Eik tu savo, uždaryt MB, seni, yra toks galvos skausmas, aš visą savaitę va dabar tiesiog, aš kiekvieną dieną knisuos ir man galvos skausmas ir stresas yra uždaryti MB. Esmė yra tame, aš niekada nesu uždarinėjęs, aš tai nemoku atsidaryti, ten, žinai, nėra labai jau sunku, žinai. Yra 3 institucijos, Sodra, VMI, registrų centras, ne, kur tu turi visus dokumentus ten pateikti ir taip toliau. Skambinu į registrų centrą. Registrų centras, ten kažkokia informacija, skambink į VMI. Gerai, ačiū labai. Skambinu į VMI. Sakau, aš atėjau iš registrų centro, norėčiau pasiteirauti dėl to ir dėl to. Žemaitiškai? Ai, žemaitiška. Ne, tai aš sai žemaitiškai. Ai, jo. Tada VMI man sako, žinok, nu dar ne viską padarėjai, skambink į registrų centrą. Vėl skambinu registrų centrą. Tai galiausiai aš taip skambinėjau, tik su VMI ir registrų centru, žinai. Negaunu informacijos. Nu, tipo, jie maloniai bendrauja, bet negaunu, žinai, tipo, man nepaaiškina, ką daryti. Visi, tai čia paprasta, tai čia, tai tu atstovas ten hujumajo, blėt, žinai, narių sprendimas ir aš toks, wow, koks narių sprendimas, blėt, ką? Tada, žinai, galiausiai nuvažiuoju į registrų centrą. Registrų centrą nuvažiuoju, sakau, man padėkit, aš nežinau. Sako, aš žinok, čia labai sudėtingai pas tave yra padaryta, mes ir patys nežinom. Bля, senis stoviu, aš nežinau, ką daryti, tai kaip man uždaryti? Skambink Sodrai. Bля. Gerai, grįžtu čia vakar jau dabar. Jau čia visą savaitę praėjo. Vakar skambinu į Sodrą. Sodra, tai žinok, tau kažkokia bauda čia yra. Kokia dar bauda, bля, žinai, tipo. Tai galiausiai, nu čia, žinai, irgi ne tema, bet viską susitvarkau jau, aš net nežinojau. Tai šiandien jau galiausiai, seni, per savaitę, šiandien ketvirtadienis, tai jau 4 diena, aš knisuosi tiesiog ir dar nesugebėjau uždaryti. O čia kadangi pirmą baudą. Tai čia irgi, kad kiekvienas irgi žinotų ir, nu, tipo, tau tikriausiai, kadangi tu vieną MB turi, ne? Keletą. Irgi. Tai tu nuo to momento, kai tu atidarai mažąją bendriją, ar ten įmonę, sakykim, tai jeigu tu mokėjai sveikatos draudimą iš savo individualkę, žinai, ten PSD, jo, tai dabar viskas pereina iš mažosios bendrijos, tu turi mokėti, nebe iš individualios, žinai, tipo. Aš kadangi buvau tenai atidaręs ne vienas, pirmąją, o jinai buvo mano pirmoji mažoji bendryja. Po to aš tik atidariau kitas, ne? Ir aš tą sveikatos draudimą mokėjau iš pradžių iš individualios, o tada jau iš savo tų įmonių, žinai, kurias atidariau, bet o tą buvau pamiršę, žinai. Tai aš tiesiog mokėjau, pasirodo, visą tą laikotarpį tiesiog į orą. Net ne, jie kaba kažkur tie pinigai, žinai, bet jie tiesiog kabo, žinai, jų neužskaito už mano tą draudimą, žinai. Tai galiausiai dabar aš turiu iš ten tos įmonės apmokėti PSD ir tada suvaikščios visi tempi. Sakau, blemba,
Kodėl niekas tokių dalykų neaiškina ir tu... Ko mokykloje turėtų mokinti? Tu išeini į gyvenimą, seni, tu toks esi, žinai, vat, pažiūrėjau, aš neturiu ko paklausti, žinai, tarkim, aš kuriu įmonės verslus ir aš realiai, aš pats iš savo klaidų mokus. No. Ir žinai, vat tokie dalykai, kur VSD, PSD ir taip Bet toliau. čia, žinai, kas yra, pavyzdžiui, vat gerai... Žmonės sako, kad reikia susirasti mentorius, kurie turi tokius dalykus ir paskui jų klausi, žinai, tada labai greitai nukreipia, va ten reikia nuėti tą padaryti. Nu jo, žinai, tipo faktas, bet viskas tiek žiauriai kainuoja, aš, pavyzdžiui, atsidūriau į šitą vietą, nueinu, čia, žinai, pasiklausti po pagalbos ten pas buhalterius ir taip toliau. Jo, mes galim sutvarkyti, va tiek ir tiek. Aš norėjau klausti. Man atrodo, 500, ne? Jo. 500, tiesiog, kad uždaryti? Mažiau ten biškim kainavo, bet... Bet esmė tame, kad dar šiaip gali ne tik uždaryti, bet gali ir parduoti mažą bendryją. Jo. Žmonės ir daro. Sako, nėra skolų, nėra to, ten 200 eurų parduoda. Taip. Bet sakau, karočią, tiek išmokau per visą tą laikotarpį, man sakai, žinai, tipo, tos verslus ir visą kitą dar nėra, kad ilgai darau. Ir per tą laikotarpį tiek visko išmokau, kur aš net neįsivaizdavau, kad viskas taip vyksta, žinai. Ir sakau, labai... Visą po 5 metų sakysi, blėt, viską žinau. Ir žinai, kaip aš priemu. Jo, tipo, labai ir buvo, ir pinigų praradau, žinai, ir taip toliau. Bet aš dabar sugalvojau, kad priemu tai kaip gyvenimo kursai, žinai, brangus. Jo, tai buvo, va tiek kainavo man tokie kursai. Jo, pamoka, žinai. Jo, čia va tokie brangesni kursai buvo man. Jo, aš pas mane visą, kad taip yra. Aš niekada negalvoju, kad tai yra klaida padaryta. Taip. Aš visą galvoju, kad tai yra tiesiog pamoka. Susimokėjau štuką eurą, žinai, praradau štuką eurą. Pamoka, kitą kartą neprarasiu. Taip. Aš prisimenu, kaip šitą glaidkiamą iš Ibėjaus norėjau nusipirkti. Anksčiau nebūdavo roninų, visų hujoninų, būdavo glaidkiamai. Žinau. Neatsimenu. Ir originalų labai norėjau H2000 nusipirkti. Parašysiu, kontaktavau Ibėjui, sako, tik tai aš to galiu davai per PayPalą pervest, ten, žinok, viskas zaibystin. Family. Jo. Man tuo metu buvo gal 16-17. Aha. Sure, žinai, ten pats suderinsim dalykus. Ten dar turėjom draugelį vieną Londone, kad jam ten galėtų tiesiai atsiųsti, tada jis atsiųstų man. Ir, ką aš ten sumokėjom per PayPalą, jam žinai, kas atėjo? Kūdikio vežimėlis, blėt. Ir tu kažką gavai. Jo, kažką gavai. Bet tai gal jie sumaišė, ką tavo išsiųs turėjo, nerašy paskui jiems? Ten aiškinamas gal porą mėnesių, bet niekas. Tai čia tave apskemino, mane, pavyzdžiui, Lietuvoje apskemino. Pirkau vaizdo plokštę. Čia buvo gal, kokiais 2019, gal 20 metais. Pirkau vaizdo plokštę. Jos buvo žiauriai brangios, ta prasme. Ten max buvo sukilimas, to, žinai, dėl visų maininimų. Pirkau iš bičiuko, iš Jonavos, puikiai atsimenu, pervedžiau 140 eurų. 100 kem? Jau. Šiaip. Jo, tai ten prasta kažkokia, bet tiesiog man reikėjo, kad tas kompas įsijungtų, kad turėčiau ką internetą, žinai, kad įsijungtų. Tiesiog, nes bildinau naują kompą ir man ten, sakau, viskas strigo, užsakiau naują plokštę, bet reikėjo belia kokios, tai, žodžiu, pirkau iš Jonavos, pervedžiau 100 eurų, viskas legit, pavardė, vardas, viskas, Facebookas, ahuienai. O šiai dienai neturiu tų pinigų ir neturiu tos vaizdo plokštės. Padaviau šį per e-policiją, kad, tipo, susigrąžinti, žinai. Jo, mes čia gavom į užklausą, žinai, policininkų kalbus turėjau. Jo, tai mes žinokit, čia jau gavom užklausą iš jūsų, kad jo, čia toks ir toks žmogus. Žinokit, jis jau kokių, sako, gal tokį 30, gal 40 pareiškimų tokių pačių, sako, susilaukė, sako, su to pačiu daiktu jau. Tai va tiek žmonių apskemina, sakau, tai ką man daryti, žinai, tipo, kaip man elgtis, ką man daryti. Tai nežinau, gal, sako, galite važiuoti iki jo namų, sako, adresą turi. Tai ką aš sakau, aš norėčiau, ką galvą, žinai, duosiu, tipo, tai gal su jo tėvais pašnekėsi. Eikt, Seniai, tai sakau, jūsų darbas čia yra, žinai, ne mano, tai jūs aiškinkite, žinai, sakau. Tai taip ir po šiai dienai ką buvo tas 100 eurų pasikišenį. Bet šitą istoriją su policija, tai šiaip gerbiu policiją, viskas yra tvarkoj. Bet mes kažkada buvom, seneliai ten ir tėvai nupirkę keturračius, žinai, naujus, tipo, atvežė, ten belekai buvo fainai, ten, žinai, tik brand, visiškai nauji, jo. Ir, tipo, važinėjom mes belekiek su jais ir buvo, žodžiu, dar neturėjom naujai statybos, buvo sodybos, žinai, ir nebuvo signalizacijos kamerų visur, žinai. Ir mes suvarėm į garažą ir seni. Kažkas sugebėjo atsidaryti, o buvo nuimti ratai, gal kūmas išimtas, viskas išimta, išmontuoti, žinai, jie buvo. Išrinkti jie. Ratai nuimti. Dar jie nebuvo surinkti? Ne, mes važinėjom, bet ten kažkas ratus reikėjo pakeisti ar kažką. Ir tiesiog tėvukas buvo nuėmęs padangą, žinai, tipo, ratus. Ir kūmą išėmęs viską. Tai kažkas naktį atvažiavo, mes nie vienas negirdėjom, žinai.
Jie per mišką juos išsivarė, visus keturračius, karočią, ten pavogė generatorių, nu viską, karočią, išsinešė ir viskas matosi, kur išvežta ir taip toliau. Nu, tipo, okei, skambinam policijai. Blet, į kitą garažą. Jo. Kyvam skambint reikia. Skambinam policijai, žinai, atvažiavo ten policija, ten irgi atvažiavo, ten su, žiūri, ten tos, žinai, tipo... Sherlock Holmes. jo, rožinė pantera, blėt. jo, ir tipo sako, nu ką, jūs ne pirmi ir ne paskutiniai. Įtįsvadydys. Mes žinom, kas jie tokie, mes žinom, kas čia vagia, žinai, tipo, ir taip toliau, bet įrodymų neturim. Tai nu ką, mes negalim jų ir suimti. Tapo, jūsų keturračiai jau tikriausiai, o čia ryte jau skambino, tai jūsų keturračiai jau tipo Latvijų čiųjų yra išardyti. Ką? Ir tipo, jo, mes žinom, bet sako, nu, įrodymų neturim, tai mes kaip ir už rankų negalim jų paimti. Tai va, seniai, va taip, va, juda hebra. Tai kodėl DNR neima ten tų visų, žinai, pirštų ant spaudų? Man DNR. atrodo, vagis buvo... Nevyksta kaip... Aš tai galvojau, kad irgi bus kaip CSI kriminalai. Varsto miltelius, bet su prožektoriumi, žinai, tai ultraviolet, jo. Jo. Tai vat, buvo irgi toks labai prisimenu, kad pikau irgi ant visko, kur tipo, seniai, tu žinai, kas tipo ir ką, negali. Manau, kad jie buvo kažkoje gavę atkatą, žinai, gal policininkai. Aš manau, kad čia nesąmonė, lemba. Ne šiandien logiška, tipo, jeigu jie žino, kur ten viską ir tipo... Neturim įrodymų, op. Jeigu norit, važiuokit į Latviją. Op. Nieko nėra. Iš mūsų buvo irgi pavogę mašiną, bet žinot, kaip mašina stovėjo, nu, nuosavas namas, nuosavas schemos, uždarė vartai elektriniai, visi bairiai. Vasarą atidaryti langai visur. Pas mus nebuvo kondiškė, žinai, tai būdavo atidaryti langai. Aš buvau išvažiavęs pas draugą, nu, kaip čia, išlėkęs pas draugą, nakvoti, anksčiau mes ten varydom, ten su kompu žaidom ir panašiai. Tėvai buvo likę dviesi namie. Ir tėtis atsikelia ryte, pasidaro kavot, valgo ryte išeina, jisai visai kažydavo per garažą į lauką, nežinau kodėl. Atsidarydavo garažą, žydavo lauką, jis sako, išeinu iš garažo, turiu raktus nuo mašinos rankoje, žinai, sako, atsisuku ir sako, spaudžiu. Bet, sako, žiūri, nesprantu, nu, nei kažkas pypsi, nieko, žinai. Ir sako, man pirma mintis, sako, blet, kur aš vakar mašiną palikau. Sako, ar aš taip, tipo, užtūsinau, kad sako, aš neatsimenu, ar kas, mašinos nėra. Ar tai, blet, uždaryti, jokių, nu, blet, clean as fuck, žinai. Jo. Ir sako, man dar varygo žiūrėti, bet nesprantu, kur mašina, žinai, ir sako, nu, kaip žiauru. jo, ir paskui, sako, prieinu prie vartų ir matau, sako, kad vartų mechanizmas išlaužtas, žinai, atsidarė vartus, išlaužė su visais mechanizmas. Kažkokiu būdu, blėt, išsikėlė mašiną, nes nei stiklų nebuvo, mašina buvo automatas su elektriniu parkingu, tai tuo momentu buvo naujas Passatas. O tai aš įsivaizduoju naktį, garsą girdėdavo, tralas važiuoja, pyp. Jo. O tu, tipo, gatavas, žinai, tipo, parvažiavai, negatavas. Ne, all good, ta prasme, tiesiog. Ir tėvai negirdėjo, kaip išvarė mašiną iš kiemo. Jie turėjo kažkaip iškelti ir išvažiuoti. Tai su traliuku, jokingai. Nu. Kosmosas kažkoks, tai va irgi. Žiūri, blėlai, pyp. Jau ten, mašina ten visu to, žinai. Apžinai, kur šviečia, belekai, ten let. Ai. Geltonom lemenėm, žinai. Jo, o jūs matėte, tipo, vakar berods įkėlė story Jonesas, žinai. Kas? Jonesas, nu, produceris, žodžiu. Žiūrėk. Bet kaip per Jonesas galvoju. Ir muzika jam. Žodžiu, policija atvažiavo prie paspirtuko, iškvietė tralą. Matei, seni. Mačiau. Nematei Česką? Tralas stovi ir šalia paspirtukas. Žiūrėk. Paspirtukų iškvietė tralą. Žiūrėk, vis da. Paspirtukas, ne? Ja. Tralą iškvietė ir tada bičas ateina paspirtuką ant tralo, ne aš. Ir jį realiai, tipo, prikabino paspirtuką. Nu, tipo, transporto priemonė. Bet, blet, kad negalima dėti bagažinę. What the Šietas fuck? rilsas. Ką? Šietasai. 5 štukas mačiau laiko. Štukas dabar. Bet čia žiauriai geras, blet, kaip jį pramušė, aš taip žiūriu, tipo, galvoju, blet, nuotaikos nėra, tipo. Kaip šaibas plauna, ne? Eik tu, na, čia pelekas. Tiesiog, nes čia... Seni, man tu čia NPC esi, nu tu ateini, užveži paspirtuką ant tralo, paguldai prisegi. Tai jam tas paspirtukas būtų į bagažinę tilpę. Tai faktas. Čia turėjo policija į bagažinę. Šiaip. NPC? Pilno kaip išsiverčia čiūvi, ne. Nu, tipo, žaidimo kažkoks charakteris, kažkoks. Non-playable character. Nu, jo. Kur, tipo, man grinai matricos atrodo visi šitie, nu, sukurti tiesiog pridėta žmonių. Man šiaip atrodo, jeigu aš esu čia, tai šiuo metu New York'e nėra žmonių, atrodo.
Nu, supranti, jeigu dabar aš nuvažiuoju į Vilnių, ne? Iš kažkur žmonės atsiranda, tipo, dahuja žmonių. Atsisponina. Jo, Minecraft render distance. Žinai, kaip būdavo per GTA važiuoji, atsisuki vienas mašinas, atsisuki antrą kartą, jau nebėra tų mašinų. Jo. Tai man taip atrodo, kur, tipo, dabar aš čia centre esu, belia kiek žmonių, kaziuko mūgė, žinai, bet jeigu aš išvažiuoju į ofisą, čia taip ramu, tai reiškia, ten nebėra, nu ten, tipo, prispaunino NPC, žinai, blėt, aš taip dažnai, taip, sapnuoju kažką, tipo, galvoju, nu dabar, pavyzdžiui, Po to gal noriu pažiūrėti. kokiam Hongkonge. Nu kaip tai, jų žmonių, tipo, irgi ten yra milijonai. Tai singiu, pažiūrėjau, live kamerą. Nu, atrodo, prispauninote. Jūs žinot, Koks geras. Seniai, aš taip dažnai apie tai. Bet tu negali žinot, kad taip iš tikrųjų nėra. Ir tada aš važiuoju, žinai, va, tipo, kamštie, ne? Nu, nejaugi dabar 1000 žmonių irgi važiuoja, va čia. Ką jie, blėt, veikia? Iš kur jie gali važiuoti? Kaip jie taip važiuoja? Va tokios būtent kaip domintis, tai žinok, nebuvo kilę. Ne? Taip, čia idėja gera. Idėja gera. Nes tu va dabar per langą, tu nematai Nes žmonių. mūsų procesorius per daug apkrautas būtų, jeigu tolimas render distance būtų. Jo, žinai. Jo. Matai 300 km į priekį. Nu, nesąmonė. Kaip tu gali? Ai, sorry, bet šitas, kalbant apie tą, kad surrealu viskas, Nu. išleido šitą Simpson konkurentą. Inzoj vadinasi žaidimas. Aha. Eik, tu, aš pažiūrėjau, kaip ten kuria to žmonės. Iki detalių, tarsi butomi gali padaryti. Mhm. Wow, Vat realiai. Tarsi kiekvieną apgamiuką, kiekvieną lašiuką, viską gali tai padaryti. Ir su AI ten sugeneruot gali tekstūras ir panašiai. Ir aš pagalvojau, ant kiek žiauriai, tipo, bus pagalvojus po kokį 10 metų. Bus kilančias Tipo, mašinas. Kai tu taip pasimsi va taip mikrofoną žaidime ir su NPC realiai galėsi su AI tiesiog kalbėti. Jo. Kur man čia šuniuką pašerti? Tai va ten, žiūrėk, kaldonytė gal tauras, žinai. Ir tada aš galvoju, jeigu po 10 metų, ne, jau tiek bus realu viskas žaidime ir mes ten realiai, o jeigu tai po rimtai bus sakiniai, mes ten ir prisijungiam, žinai, kažkokiam žaidime. Viskas Viskas realu. tas filmas dabar buvo išėjęs. Aš Jo, neperžiūrėjau jo viso su šita Millie Brown Mhm. iš Stranger Things, kur su robotais ten. Su robotais, Su jo. tais robotais, kur tas brolis buvo, ne? Tas brolis buvo prijungtas prie to roboto. Jo, žiūrėjau. Jisai aš irgi- šiaip labai lievai vertintas. Aš neperžiūrėjau, aš pusvalandį pažiūrėjau. Nes, Geras filmas, Mes man patiko. pažiūrėjom trailerį, aš nieko nesupratau, įsijungiau MDB, pažiūrėt kiek, žiūriu gaidys, nesakau, O neįjungiau. tu matai, kiek Snow White įvertino? Mačiau, 2,5 ar kiek ten. 2,0 šiuo metu, man atrodo, ar 2,1. Blet. Yra žemiausias vertinimas. Čia kas čia? Iš Snow White. O čia kas per filmas? Snow White. Snow White. Nu, sneguolė gražuolė. Nu, A, ne? Snuolė, nu. Čia naujas kažkoks tipo? Jo, aš šiaip tai iš įdomumo dėlės noriu pažiūrėti, į kino teatrą nežinau, ar noriu eiti dėl jo, bet pagalvojau, kad įdomu būtų pažiūrėti, kad... nes karočią jie pakeitė visiškai istoriją, negu jo, tai mačiau. 37 metais Snow White originalus, kur yra tie visi dwarfai ir panašiai, padarė jos kažkokius baisius ten vos ne, nu, taip pat tokie reibus eina, kad vaikai išsigastų tokių, tada, kad ne visiškai apie princą, kuris ten tave pabučiuoja, ir kad... su varle, ne, Snow White'as. Jo. Pala, obolys, Obolys. jo. miegi ir princesa pabučiuoja ir tu atsikelti. Jo. Jo. Tai, kad ne apie princą ten ta istorija, kad labai prastai suvaidinta yra, tai va, įdomu bus pažiūrėti. Bet jis ne pieštinis? Aš ne animacinis? Ne, filmas. Su šita, plėma kokį įdomų, Gangon. Gangnam Style? Kokia aktorių vardai, pirmos dvi tos panos? Nu tai gerai. Rachel Zegler, Gal Gadot. Gal Gadon, va. Ai, va šita tai Visi labai faina meilė aktorė. kaip stumė, žinau, kad Gal Gadon sako Max. Kodėl? Dievai. Nu tai reikia pažiūrėti, nežinau. Ai. Tai jinai ragana? Jo. Nu ta, blogioji. Vidrodėlį, kas Bet pasaulyje jai gražiausias? tinka ragana būtų. Blet, kaip tu gali Bet jinai kokią Du. faina aktorė eina savo. Aš įsimylėjau ją kažkada. Bet dabar jau nebe, bet. Turėt šiaip crush ant kažkokio aktorių. O. Megan Fox. Ne, aš Man tai ne Megan Fox. Prašau. Mila Kunis. O, vadėt. Vila Kunis buvo tema. Pagalvoju, Galvojau, kad Mila galvoju, Kunis kas yra ilgiausiai amerikietė. buvo kažkada. Kas tokia? Amerikietė, jinai galvojau, kad yra. Nu, visą galvojau, kad Mila Kunis yra amerikietė. Bet kokia. Jinai ukrainietė šiaip yra. Iš Ukrainos. Pala, kas dar čia? Prisimeni? Most beautiful actress. Taip, Megan Fox aišku, Emma White ne, Ne. Angelina Jolie. Nu, kažkada tai taip. Watson? Emma Watson, tai šiaip Ne. tema buvo vienu metu. Bet ne, bet. Ai, ne, meluoju. Ne. Maišau aš. Su ta, kaip tos vardas? Scarlett Johansson. Koks vardas tos iš The Amazing Spider-Man 2? Ai, šitą. Nežinau, bet Margot Robbie. Margot Robbie, jo, visai...
Seni! Aš įsivaizduoju, Antanas toks. Vilko? Jo, aš- Eik tu savo, aš karoč žiūrėjau. Jo, okei, Fanai. DiCaprio, bet jinai nuostabi. E, Net karštą pasidarė, Ačiū. jop, šiaip apašyvėlų. O tik aktorės krašės buvo, ar dainininkys. Nu, man tai aktorės gal, aš dainininkas nežinau, kas čia. Šiaip tai, nu, tipo, kadangi aš belia kiek filmų seniau žiūrėdavau, nu, tipo, ten iš vis užaugau su filmai, žinai. Tai man sakau, nu, Megan Fox tai man iš to, nuo Transformerių. Realiai, Man niekada nebuvo. aš todėl ir savo kamarą pirkau, nes kai Megan Fox. atsidarė tenai ir su to užpakaliuku atsilenkė, aš tada supratau, kad aš esu geras vyras. Ir tikras vyras ir noriu kamaro. Nusipirkau kamaro, galvojau, kad visos panos irgi taip lenksis su užpakaliukais prie kamaro, pasirodo. Paėjo. Visi vyrai tik sakydavo, o zaibys kamaro. Ir tipo visos panos, o koks zaibys Mustangas. Sak, ne Mustangas čia. Čia gražiai geltona mašina. Jo, geltona. Ai, tai čia tu su geltona mašina. Atsimenat, Angelina Jolie, kai buvo kapų plėšika tais laikais. Jap, O wow, tais laikais buvo jo. Nuostabi. Šiaip tai šita Emilia Clarke, kai Game of Thrones vaidino irgi. Nesu matęs Game of Drakonų Thrones. motina. Ne, aš nemačiau. Tu žvengi. Mentus, jo. Mentus ir bahūrus. Tai pasirodo vakar, gerai, nesvarbu kada, atvažiuoja, žinai, bičiukas, nu ten nupirkti keletą daiktų, žinai, iš manęs. Ir sako, nu tai kaip sekės tau filmavimai su ta kamera ant kapoto, žinai, kur šiandien mes filmavom. Sako, tai jo, viskas tvarkoja, žinai, tai sako, o jis pasirodo, pareigūnas yra, žinai, tipo. Ir jie kaip tik buvo, žinai, patruliavo ir realiai turėjo man techą atimti už tai, nes taip negalima važinėti, žinai. Tai ačiū Dievui, nuolaidžiai pažiūrėjo ir sako, nu jo, aš atsimenu, tipo, turėjau kamarą, tai sako, tipo, dažnai būdavo, jop, tu neįsivaizduoji, sako, kiek skundų mes gaudavom, nes, sakau, tai ką, tipo, sakydavo, kad, tipo, čia, žinai, ne, tiesiog geltonas kamaro, triukšmauja, sako, kiek čia tų kamarų geltonų Kaune, žinai. Kai atvažiuodavo Antanas iki manęs, aš bijodavau dėl savo kaimynų, jeigu naktį. Tas ten, nafik tą mašiną. Lema, aš tai... Per garsiai buvo. Man tai patiko, eiktų savo, aš važiuodavau ir tada šaibą numetu, žinai, tipo... Ir tada žiūriu, nu, aišku, tipo, biški blogai jausdavausi dėl žmonių aplinkui. Biškėrė. Jo, nes aš matydavau, žinai, kai numetu shiftą, tai aš matydavau, kaip šalia žmonės... O tai, žinai, avarinė situacija gali sukelti taip, žinai, netyčia. Tai jo, dėl to biški blogai jaučiuosi. Aš suprantu, kai mašina yra galinga iš savęs ir turi Jo. daug arklių ir jinai ten šaudo algučių. Bet kai jinai neturi daug arklių ir ten, žinai, tai ir ten man per stipru. Jo, Nu, nu tai tai tu užkuri šaltą variklį irgi, pasitakai ten Gerai. visas kaimynystė girdi. kadangi aš pačiam centre gyvenu, žinai, ir pas mane kiemas, tai bromas, žinai. Tai aš ten, kai užkurdavau, tai visos signalizacijos susijungdavo, žinai, tipo, pizda būdavo. Tai aš gavau iš kaimynų, iš močiučių keletą įspėjimų, sako, dar kartą tu čia pasistatyk, bus pizda. Ir aš toks, ką tu man padarysi. Ir tada, lemba, žinai, ateinu kažkur į rytą, man reikia į darbą važiuoti. Turiu padangą pradurtą, lemba. Jo, pradūrė man padangą. Tai aš tada supratau, dar 2 kartus pasigavo mane policija, žinai, su švyturėliais. Sakau, viskas, parduodu mašiną. Nu, tai parduodu. Ne, čia išsipisinėjimas, aišku, yra, bet... Aš noriu dabar nusipirkti sportinę vėl mašiną, bet nebedaryčiau tiesaus išmetimo. Ne, nesąmonė. Gražų duslų tokį, žinai, downpipe. Aš net savo driftkarę, kuris yra 5 litrų V8, aš nesu pasidaręs tiesaus išmetimo, nes tiesiog yra per garsu. Jo. Aš uždėjęs esu rezonatorius ten viską, žinai, kad tik tais būtų kuo mažiau garso. Aš dabar downpipe šaučiau. Gražus būtų, popkorniuką įsinstaliuočiau gražų. Nu, man smagu, man gražu. Nu, tas... Anksčiau man irgi patikdavo, dabar aš jau nežinau, gal brestų ir man nebereikia to. Tiesiog noriu važiuoti komfortabiliai ir kad nebūtų... Aš komfortabiliai turiu mašiną, aš noriu šitą pasimžinai, vat savaitę. Tai tada turi būti galinga iš savęs ir tada... Nu tai faktas, kad nepirkčiau 3 litrų blemba ir nedaryčiau streito. Jeigu šautų 7 litrų. 5-6. 5-6, ne, 6-3. Jo, 6-3. 6-2. Tai Jaris yra kokie 7 bardačiokai. Gerai, viskas, ne gal? Bardačioką. Tenka. Tai Jaris, belia kiek bardačiokai yra. Bardačiokų daug yra. Šiaip daug. Yra. Aha. Gerai. Tai čia Užtenka. Ačiū, kad klausėt. Ačiū labai. Ai, neperskaitai savo žintas. Kitam kartui. Kitam. Dar nežinau, kiek datempėt iki pat galo. Jo. Kitam podcast'e paskaitysim ir žinutę, kurią man atsiuntė irgi klausytoja. Kaip
palikino X-niucus. Jo, galite ir jūs parašyti. Tai parašykit. Ir jūs parašykit, Kaip jūs palyginot niuts. Jo, tai galite šiaip tokių smagių istorijų. Tiesiog jeigu turit, ką norėtumėt, kad mes perskaitytumėme. Jo. Tai galite. Yra aprašyme mūsų Instagramai arba yra e-mailas. L paštas. Tai galite tenais parašyti. Parašykit komentarą, paspauskit laiką, subscribe ir pasidalinkit su šeima ir draugais. Ir, Tik niekam nesakykit. Tik niekam nesakykit. Gerai, ačiū labai ir iki. Ačiū. Čia. Kiek laiko rekordinam?